20 metų pasaulio futbolo čempionatą. Mūsų varžovė 7 grupėje Rumunijos rinktinė. Jūsų dėmesiui Rumunijos Klužo miesto stadionas, kuriame telpa 22 000 aistruolių. Jis nėra visiškai pilnai užpildytas. Na štai, ekrane ir mūsų ištikimiausi futbolo aistruoliai ir mūsų rinktinė. Taigi, stadione telpa 22 000, jis nėra iki galo užpildytas. Kaip teigiama, turėtų būti apie 17–18 tūkstančių čia šiame stadione susirinkusių aistruolių, kurie, be jokios abejonės, išskyrus tą grupelę, kurią ką tik Taigi, mėly Sport 1 kanalo žiūrovai, ką tik nuskambėjo abiejų valstybių himnai ir netrukus prasidės šis mačas Rumunija-Lietuva. Dar kartą pakartosiu, tai yra pirmosios Lietuvos rinktiniai atrankos į 2010 metų pasaulio futbolo čempionatą rungtynės. Jos vyksta Rumunijoje, Klužo mieste. Niekam nepaslaptis, šios dvikovos favoritė įvardyma yra Rumunijos rinktinė, komanda, kuri ne kartą dalyvavo finaliniuose Europos ir futbolo čempionato etapuose. Lietuvai, kaip bebūtų gaila, nė karto dar nei prieš karą, nei po jo nepavyko prasibrauti į finalinius tiek Europos, tiek pasaulio futbolo čempionato etapus. Na ir dabar 7-oji galimybė patekti į pasaulio futbolo čempionato finalinį etapą ir reikėtų, anot komandos naujojo vyriausiojo trenerio Portugalo José Cozeiro, iškovoti šiame mače bent tašką. Kitaip, planas per 4 rungtynes iškovoti 7 taškus gali būti neįvykdytas, turint omenyje, kad mūsų grupėje žaidžia tokios komandos kaip, na štai dabar Lietuvos rinktinės sudėtis jūsų ekranuose. Taigi, turint omenyje, kad mūsų komandos grupėje žaidžia tokie pasaulio futbolo grandai kaip Prancūzija, kaip Rumunija, kaip Serbija, na, paskutinio Europos futbolo čempionato šeimininkė Austrija, Farerų salų komandos į šią grupę mes priskirti negalime. Lietuvos rinktiniai išties lengva nebus. Dabar Rumunijos rinktinės sudėtis jūsų ekranuose. Taigi apie
komandų sudėtis. Lietuvos rinktinė. Vartininkas. Pirmasis numeris Žydrūnas Karčemarskas, Maskvos Dinamo. Antrasis numeris Deividas Šemberas, Maskvos CSKA. Trečiasis numeris Ignas Dedura, Maskvos Spartakas. Penktasis numeris Irmantas Zelmikas, paskutiniuoju metu tik patekęs į Lietuvos rinktinės sudėtį. Taigi Irmantas Zelmikas, jo numeris 5, jis atstovauja FBK Kauno komandą. Saugų grandis. 13 numeris Saulius Mikoliūnas, Edinburgo Hearts, jo bendraklubis Deividas Česnauskis. 18 numeris Linas Pilibaitis, 17 numeris FBK Kaunas, Audrius Kšanavičius, 16 numeris Edinburgo Hearts. Na ir vienintelis puolėjas Lietuvos rinktinė Tomas Danilevičius, bei jais ryši kapitono raištį. Taigi, netrukus prasidės šis mačas. Na ir dar nepaminėjau dviejų futbolininkų iš Lietuvos rinktinės. Tai yra gynėjai 15 numeris Arūnas Klimavičius ir 23 numeris Marius Stankevičius. Klimavičius atstovauja Maskvos Dinamo, o Marius Stankevičius Brešijos Kalcio ekipai. Komandos vyriausiasis treneris, debiutuojantis šiandien prie Lietuvos rinktinės vairo oficialiuose varžybose Portugalas Jose Kozeiro. Na ir Rumunijos sudėtis, kurie žaidžia šiandien taktinė schema 4-4-2, lietuviai rungtyniauja taktinė schema 4-5-1. Taigi, rumunai, vartininkas Bogdanas Lobantas, pirmasis numeris Bukarešto Dinamo. Gynėjai, Kristianas Saponaru, 13 numeris Porto klubas. 4 numeris Gabrielis Tomašas, Glasgow Celticas. 15 numeris Dorinas Gojanas, Bukarešto Steaua. 2 numeris Kosminas Kontra iš Getafe klubo. Saugų grandis. Dika, 20 numeris, atstovauja Italijos Katanijos klubui. Stefanas Radu, 22 numeris, Italijos Lazio klubas. Razvanas Kočišas, jo numeris 11, jis atstovauja Maskvos Lokomotyvo komandai. Mirelis Radojus iš Bukarešto Steauvos žaidžia 6 numerį pažymėtais marškinėliais. Ir 2 futbolininkai atakos Smaigalyje. Dabar pirmoji rumunų ataka ir ji baigėsi vos tik prasidėjus. Taigi 2 futbolininkai aikštės šeimininkų komanda atakos Smaigalyje. Susižeidusi Adriano Mutu pakeitė Danielis Nikulaja, jo numeris yra 21, jis atstovauja Prancūzijos Asero klubui ir Štutgarto klube žaidžiantis Čiprianas Marica. Rungtyniaujantis 9 numeriu komandos vyriausiasis treneris Vitoras Picurka. Kol kas šie žmonės yra aikštėje, o vyriausiai treneriai pasirengę duoti pirmus patarimus, kokių tik reiks tiek vienai, tiek kitai komandai. Na, Lietuvos rinktinė, kaip jau minėjau, 7 kartą dalyvauja atrankos į pasaulio futbolo čempionatą varžybose ir šis varžovas, kurį dabar matote savo ekranuose, geltonais marškinėliais vilkintis rumunai, jau 3 kartą stoja skersai kelio Lietuvos rinktiniai, tačiau tarpusavio susitikimų balansas kol kas yra neigiamas Lietuvos rinktiniai. Tiek oficialūs, tiek draugiški mačai buvo pasibaigę Lietuvos rinktinės nenaudai. 8 kartus šios abie ekipos žaidė tarpusavyje ir nei karto Lietuvos rinktiniai nepavyko iškovoti pergalės. Marius Stankevičius jūsų ekranuose stambiu planu, jam pavyko sustabdyti pirmąją varžovo ataką. Na, nieko nuostabaus. Vitoras Picurka, varžovų komandos vyriausiasis treneris, minėjo, kad taip, šios grupės favoritė ko gero yra Prancūzijos rinktinė, tačiau lygiai taip pat buvo ir ruošiantis Europos futbolo čempionatui, kuomet rumunai žaidė vienoje grupėje su olandais. Tuomet visi kalbėjo, kad olandai turėtų laimėti tą atrankos grupę, tačiau Rumunijos futbolininkai buvo pirmi ir dalyvavo paskutiniajame Europos futbolo čempionate. To paties Picurka tikisi ir šiame atrankos cikle. Na ir apie lietuvius jis kalbėjo taip: mes privalome šią komandą įveikti, jeigu norime vykti į pasaulio futbolo čempionatą. Prieš lietuvius mes negalime prarasti taškų, mus tenkins tik pergalė. Tai yra Rumunijos rinktinės vyriausiojo trenerio mintis. Dabar Lietuvos rinktinės pirmoji ataka kairiuoju kraštu. Klimavičiaus bandymas atiduoti kamuolį į baudos aikštelę, o čia jau aikštės viduryje Ignas Dedura sėkmingai žaidžia galvą. Lietuvos rinktinė bando stabdyti aikštės šeimininkų komandos šturmą. To, ko gero, ir reikėjo tikėtis, be jokios žvalgybos. Rumunai iš karto pradeda aktyvius veiksmus prie Lietuvos rinktinės aikštės pusės. Na, o mūsų komanda bandys, ko gero, šiandien pagauti rumunus, kurie pernelyg daug dėmesio skirs puolamiesiams veiksmams. Na ir atakos Smaigalyje yra Tomas Danilevičius, po puolėjais žaidžia Edinburgo Hearts komandai atstovaujantis Audrius Kšanavičius. Dabar perdavimas į baudos aikštelę ir ten sėkmingai žaidžia Rumunijos futbolininkai. Lietuvos rinktinė grąžins kamuolį į žaidimą. Šiom varžybom teisėjauja teisėjas iš Didžiosios Britanijos Alanas Kelis. Na ir dabar Lietuvos rinktinės ataka.
Netrukus bus grąžintas kamuolys į žaidimą. Toliai baudos aikštelės, Stankevičius meta kamuolį, ten kamuolys atitenka Rumunijos futbolininkams. Na ir kalbant apie Lietuvos rinktinės sudėtį, tenka paminėti, kad Jose Kozeiro dar nėra labai gerai susipažinęs su Lietuvos rinktinės futbolininkais ir be jokios abejonės jam turi labai talkinti jo asistentai. Na ir lyginant su tomis rungtynėmis, kurias Lietuvos rinktinė žaidė prieš daugiau nei savaitę Marijampolėje, Lietuvos rinktinėje įvyko 3 pasikeitimai. Tie futbolo mėgėjai, kurie, na štai jūsų ekranuose, Rumunijos rinktinės vyriausiasis treneris. Tie futbolo mėgėjai, kurie matė tą mačą, tikriausiai žinote, kuo šis mačas tik prasidėjęs baigėsi Andriui Skerlai, kuris tada patyrė traumą ir negali žaisti šiose rungtynėse. Taip pat savo klube Švedijoje traumą patyrė ir dar vienas gynėjas, Tomas Žvirgždauskas, būtent juos ir yra pakeitę Ignas Dedura bei Lietuvos rinktinėje debiutuojantis Irmantas Zelmikas. Beje, oficialiame mače debiutuoja ir Linas Pilibaitis, nepaisant to, kad jis žaidė draugiškame mače Marijampolė su Moldovos ekipa. Na, o kalbant apie Roberto Poško, reikia paminėti, kad Robertas Poškus jau nuvykęs į Lietuvos rinktinės stovyklą Slovakijoje patyrė raumens traumą ir kaip būtų gaila, tačiau negali šiame mače padėti Lietuvos rinktinėje. Atrodo, Lietuvos rinktinės puolėjas jau buvo atradęs štai Saulius Širmelis ir Jose Kozeiro. 2 Lietuvos rinktinės treneriai ir nieko nuostabaus. Širmelis, kur kas geriau pažįstantis Lietuvos rinktinės futbolininkus, gali būti rimtas patarėjas vyriausiam Lietuvos rinktinės treneriui. Taigi, Robertas Poškus, 2 įvarčiai tame mače su Moldovos ekipa, tačiau trauma ir jis negali žaisti šiandien. Na, iš puolėjų Lietuvos rinktinėje ant atsarginių žaidėjų suolo yra ir Edgaras Jankauskas. Na, o dabar Rumunijos futbolininkai su kamuoliu. Andriaus Veličkos Lietuvos rinktinės sudėtyje mes šiandien nepamatysime. Jo nėra aikštėje, jo nėra ant atsarginių žaidėjų suolelio. Dabar Linas Klimavičius nelabai apdarai žaidžia ir dešiniuoju kraštu prasiveržia Rumunijos futbolininkai. Razvanas Kočišas buvo su kamuoliu, tačiau Linas Klimavičius perskaitė varžovų komandos sumanymą ir pirmasis kampinis iš dešinio atakos krašto 6 mačo minutė. Beje, šis mačas nėra vienintelis šiame atrankos cikle. Apie tai pakalbėsime artimiausiu metu. Dabar stebime, kas vyksta čia, Klužo miesto stadione. Ir pavojingai gana buvo skersuotas kamuolys, kampinį iš dešinio atakos krašto kėlė Kosminas kontra, tačiau nieko iš jo komandos draugų nebuvo. Beje, varžovų komanda taip pat turi nuostolių. Kaip jau minėjau, Adrianas Mutu negali žaisti šiame mače, jis yra traumuotas. Na, taip pat ir Čivų komandos kapitonas negali padėti savo ekipai, taigi tam tikrų korekcijų turėjo atlikti ir Vitoras Picurka, tačiau, kaip išsireiškė Rumunijos komandos vyriausiasis treneris, mes nesame ta komanda, kuri priklauso nuo vieno žaidėjo, mes žaidžiame komandinį futbolą ir neturėtume jausti netgi Adriano Mutu netekties. Na, Rumunijos futbolininkai propaguoja greitą, trumpais perdavimais grįstą futbolą ir atletišką žaidimą demonstruojantiems Lietuvos rinktinės žaidėjams, tai gali būti šiek tiek keblu. Jose Kozeiro jau prieš rungtynės minėjo, kad blogiausia būtų tuomet, jeigu Lietuvos rinktinės futbolininkai prarastų kamuolį arti savo baudos aikštelės. Tuomet padėtis gali būti komplikuota ir gali iškilti rimtų nemalonumų. Kol kas pirmas 7 minutės nieko blogo nežada. Rumunai turi iniciatyvą, jie ilgiau valdo kamuolį, jų atakos yra ilgesnės, tačiau nei vienos rimtos progos prie Žydrūno Karčemarsko vartų aikštės šeimininkai dar sukūrė nebuvo. Na štai, daug perdavimų. Aikštės viduryje dabar klysta Lietuvos rinktinės futbolininkai ir gali būti rimtas pavojus. Dešiniuoju kraštu Rumunijos futbolininkai tęsia savo ataką. Ten su kamuoliu buvęs Razvanas Kočišas jį išleidžia už vartų linijos ir Žydrūnas Karčemarskas netrukus grąžins kamuolį žaidimą. Dar kartą šios atakos tęsinys ir nereikiamų metų, nereikiamoje vietoje. Dabar atsidūrė šio mačo arbitras iš Didžiosios Britanijos Alanas Kelis. Galbūt tai kiek ir įtakojo šią Rumunijos rinktinės ataką, kuri baigėsi, kaip matėme, nieko. Taigi, be šio mačo, kuris vyksta šiuo metu Rumunijoje, taip pat vyksta dar ne vienas susitikimas. Na ir mūsų grupėje šiandien taip pat žaidžia Serbija su Farerų salų komanda, Austrija namuose laukia Prancūzijos. Taip pat vyksta rungtynės ir kitose grupėse. Na, mūsų kaimynai Latvijai sugebėjo išvykoje įveikti tą komandą, kurią Lietuva rugpjūčio 20 dieną pažemino Marijampolėje. Dabar Lietuvos rinktinės pavojinga ataka
ir turėjo šansą dabar Lietuvos rinktinė išsiveržti priekį, tačiau šis šansas liko neišnaudotas. Česnauskis jūsų ekranuose galėjo pabandyti iš oro nukreipti kamuolį į varžovų komandos ginamos į varžovo komandos vartus. Bogdanas Lobantas išliko savo vietoje ir dabar Česnauskis labai gražiai aplenkė Rumunijos rinktinės gynėjus, tačiau jam nepavyko nukreipti kamuolio į aikštės šeimininkų komandos vartus. Dar kartą šis epizodas, kiek per stipriai buvo pasiūstas kamuolys, o galbūt Deividas Česnauskis net nesitikėjo tokio neapdairaus Rumunijos komandos futbolininkų žaidimo gynyboje. Pirmas šansas jau buvo, kažin ar daugiau dar sulauksime šiose rungtynėse tokių dovanėlių iš Rumunijos rinktinės. Taigi Lietuvos rinktinė įveikusi draugiškame mače Moldovą 3-0 Marijampolėje. Šiandien ta pati Moldova jau oficialiame mače atrankos į 2010 m. pasaulio futbolo čempionato rungtynėse savo grupėje namuose neatsilaikė prieš mūsų kaimynus latvius. Tas mačas baigėsi rezultatu 2-1 Latvijos rinktinės naudai. Iš pasibaigusių mačų dar kartą žiūrime, ko baigsis ši Lietuvos rinktinės ataka. Ši Lietuvos rinktinės ataka baigėsi tuo, kad rumunai tiesiog spyrė kamuolį toliau nuo savųjų vartų. Štai taip pakrypo įvykių eiga dabar, kuomet sužaista jau beveik 10 minučių. Na ir Kristianas Sapunaru tiesiog smūgiavo kamuolį toliau nuo savųjų vartų. Porto klube Portugalijoje žaidžiantis gynėjas, kuriam laiku nutraukė Lietuvos rinktinės ataką. Klimavičius grąžina kamuolį į žaidimą, čia pat lietuviai jį praranda. Reikėtų kuo greičiau grįžti į gynybą. Pernelyg daug Lietuvos rinktinės futbolininkų dabar dalyvavo šioje atakoje ir čia viskas gerai. Zelmikas grąžina kamuolį atgal, tačiau neužtikrintai žaidžia Lietuvos rinktinės vartininkas ir turėtų būti užfiksuota nuošalė. To prašė Žydrūnas Karčemarskas, tačiau taip nėra. Rumunijos futbolininkai tęsia savo ataką, įsiveržė į baudos aikštelę. Pavojingas epizodas ir dabar tik tai palankios aplinkybės išgelbsti Lietuvos rinktinę. Labai pavojingai atakavo Rumunijos rinktinės futbolininkai prie Lietuvos rinktinės vartų ir viskas baigėsi sėkmingai. Nikolai Dika jūsų ekranuose, jam nepavyko uždaryti savo komandos draugo Danielio Čipriano Maricos. Štai šio perdavimo, na ir sėkmingai viskas susiklosti šiame epizode Lietuvos rinktinį. Taigi pagal pavojingas progas tiek vienai, tiek kitai komandai, ko gero, galėtume parašyti po vieną. Na, o dabar galime dar trumpam žvilgtelt į kitų grupių rezultatus. Galbūt pažiūrėkime, ko baigsis ši Lietuvos rinktinės ataka. Česnauskis jau perdamas į priekį. Nelabai sėkmingai žaidžia Lietuvos rinktinės futbolininkai ir varžovų greita kontrataka, kuri taip pat nutrūko vos tik prasidėjusi. Na kągi, pirmosios 10 minučių. Varžovų šturmas atlaikytas. Jokios žvalgybos šiame mače neprireikė, panašu nei vienai, nei kitai komandai ir Lietuvos rinktinė nenusiteikusi šiandien užsibūti gynyboje. Nekartą jau matėme, kad Lietuvos rinktinėje ne vienas Tomas Danilevičius yra priekyje, dalyvauja komandos puolamosiuose veiksmuose ir Saulius Mikoliūnas, na štai ir Arūnas Klimavičius. Taip pat dešiniajame krašte gana aktyvus yra ir Deividas Česnauskis, grąžintas kamuolys į žaidimą. Nuo Sauliaus Mikoliūno kamuolys palieka aikštę, ne, iš reakcijos, kuri sklinda čia Klužo miesto stadione, galima suprasti, kad Lietuvos rinktinė gauna teisę pirmajam kampiniui. Saulius Mikoliūnas jį uždirbo. Saulius Mikoliūnas pabandys kelt kamuolį į varžovų baudos aikštelę. Edinburgo Hearts komandoje žaidžiantis saugas. Ir Klimavičius pabandė nukreipti kamuolį į vartus. Kšanavičius. Sunku Audriui žaisti antrajame aukšte, neaukšto ūgio. Edinburgo Hearts komandos saugas. Na štai dabar gali būti pavojinga ataka prie Lietuvos rinktinės vartų. Razvanas Kočišas veržiasi į baudos aikštelę, krinta ten, tačiau krinta pats. Sėkmingai žaidžia vartus palikęs Žydrūnas Karčemarskas. Labai aukštas sparta kol kas klostosi šis mačas. Šemberas aikštės viduryje, Maskvos CSKA žaidžiantis futbolininkas, beje poryt, tai yra rugsėjo 8 dieną, švęsintis savo 30-ąjį gimtadienį. Buvo Lietuvos rinktinė nerimo po to, kai iš gynybos grandies po mačo Marijampolės su Moldova iškrito Andrius Skerla, po to, kai savo klube Švedijoje traumą gavo Tomas Žvirgždauskas. Buvo nemažai klaustukų, ar Irmantas Zelmikas, na ir Ignas Dedura bei Irmantas Zelmikas, kaip jau minėjau, debiutuojantis Lietuvos nacionalinėje rinktinėje, sugebės deramai pakeisti šiuos du minėtus futbolininkus. Kol kas viskas yra gerai. 14 mačo minutė. Na, iš kitose grupėse pasibaigusių rungtynių dar būtų galima paminėti Lenkijos ir Slovenijos lygiąsias. Mačas vyko Lenkijoje, na, o Slovakija įveikė
Šiaurės Airija rezultatu 2-1. Velsas ir Azerbaidžanas. Tai jau ketvirtosios grupės rungtynės. 1-0 Velsas įveikė Azerbaidžano futbolininkus. Beje, Azerbaidžano futbolininkai taip pat buvo įvykti ir Lietuvoje, kuomet mūsų komanda žaidė draugišką mačą. Na, o Armėnija namuose pralaimėjo turkams rezultatu 0-2. Graikija 8 atrankos grupėje gana netikėtai namuose 1-2 nusileido Airijai. Klimavičius jūsų ekranuose netrukus grąžins kamuolį žaidimą. Rungtynėse Kluže tarp Rumunijos ir Lietuvos prabėgo jau 14 minučių. Kol kas įvarčių pelnyta nėra. Po vieną pavojingą epizodą mes matėme tiek prie vienos, tiek prie kitos komandos vartų, tačiau nei vienai, nei kitai komandai nepavyko pasiekti įvarčio. Na ir rumunai gavę tą šaltą dušą nuo Lietuvos rinktinės. Dabar jau kur kas akiliau žaidžia prie savųjų vartų. Jie kontroliuoja žaidimą aikštės viduryje ir lietuviams lieka šansas tik bandyti kontratakuoti. Tomas Danilevičius ir toliau išlieka aikštės viduryje. Visi kiti Lietuvos rinktinės futbolininkai atsakingi už mūsų komandos vartų saugumą. Tomas Danilevičius jūsų ekranuose kol kas visų laikų rezultatyviausias Lietuvos rinktinės futbolininkas. Jo sąskaitoje 14 pelnytų įvarčių. Na, teoriškai iš šiuo metu Lietuvos rinktinėje esančių futbolininkų, tarkime, kad ir šiame atrankos cikle, Danilevičių galėtų pavyti galbūt ir aplenkti Edgaras Jankauskas, kuris per visą savo karjerą yra įmušęs 10 įvarčių atstovaudamas Lietuvos nacionaliniai rinktiniai. Dabar Saulius Mikoliūnas bandė patykoti Rumunijos futbolininkų klaidos gynyboje, tačiau jos nesulaukė ir dabar grįžta Lietuvos rinktinė atgal į gynybą. Gana aktyvus kol kas Saulius Mikoliūnas. Tiek kairiajame, tiek ir dešiniajame aikštės kraštuose. Na, Rumunijos futbolininkai apsiginę nuo Lietuvos rinktinės atakų pradeda dar vieną savo antpuolį. Daug perdavimų aikštės viduryje. Karčemarskas turėtų būti pirmas. Taip ir yra. Žydrūnas Karčemarskas dabar pasirodė besąs greitesnis už Rumunijos rinktinės futbolininką. Tai buvo 11 numeris Razvanas Kočišas, Maskvos Lokomotyvo klube žaidžiantis saugas. Rumunijos futbolininkai grąžins kamuolį į žaidimą. Ta pasirengęs padaryti Kristianas Saponaru, žaidžiantis Portugalijoje Porto klube. Na ir vėl visas dėmesys gynybai. Danilevičius vienas lieka varžovo aikštės pusėje, o Rumunijos futbolininkai 7 dabar bando pradėti savo ataką. Aikštės viduryje neleistinai žaidžia Kšanavičius, pražanga jam. Gana korektiškai kol kas vyksta šis mačas. Štai dar kartą šio epizodo pakartojimas. Taip, nuošalės nebuvo ir jeigu Žydrūnas Karčemarskas būtų nespėjęs, buvo realus pavojus iškilęs Lietuvos rinktinės vartams. Tačiau Razvanas Kočišas šiek tiek pavėlavo prieš Žydrūną Karčemarską. Dar viena aikštės šeimininko ataka dešiniuoju kraštu. Saponaru su kamuoliu perdavimas į priekį, šį kartą nuošalėje atsidūrė Dika. Italijoje Katanijos klube žaidžiantis futbolininkas. Dar kartą štai šis epizodas ir nuošalėje dabar atsidūręs varžovo komandos futbolininkas priverstas grįžti į gynybą. Sauliaus Mikoliūno bandymas patikrinti varžovo komandos vartininko budrumą. Na, bravo Sauliui Mikoliūnui, reikėtų dažniau naudotis štai šio ginklu. Saulius Mikoliūnas turi gerą smūgį, gali pildyti standartinės situacijas. Na ir štai šis epizodas tik dar kartelį įrodė Sauliaus Mikoliūno gebėjimus. Bene pastebimiausias Lietuvos rinktinės sudėtyje per pirmasis beveik 18 šio mačo minučių. Kamuolys praskrieja šiek tiek šalia vartų. Tačiau jeigu jis būtų skriejęs į vartų plotą, greičiausiai Bogdanas Lobantas būtų susidorojęs su šiuo smūgiu. Dar viena Rumunijos futbolininko ataka. Kočišas.
į baudos aikštelę, nuošalės nėra, gali būti pavojinga. Žydrūnas Karčemarskas sureagavo į šį Rumunijos futbolininkų smūgį. Sėkmingai prie savųjų vartų dabar žaidžia Žydrūnas Karčemarskas, Danielis Nikolai jūsų ekranuose, jo smūgis ir sėkmingas Lietuvos rinktinės vartininko žaidimas. Beje, tai buvo pirmas smūgis į vartų plotą šiame mače. Na ir ne pirmą kartą matome, kaip varžovai iš aikštės vidurio štai tokiais aštriais perdavimais pjausto Lietuvos rinktinės gynybą, kuri kol kas yra skylėta, tačiau arba Rumunijos futbolininkams pritrūksta tikslumo, arba visas spragas gynyboje kol kas užglosto Žydrūnas Karčemarskas, turintis darbo Lietuvos rinktinės vartininkas. Na, o dabar jūsų ekranas Linas Pilibaitis, taip pat debiutuojantis Lietuvos rinktinėje oficialiame mače. Vienas iš dviejų FBK Kaunas klubo futbolininkų, kurie dalyvauja šiose rungtynėse. Dabar Saulius Mikoliūnas nespėja prie kamulio ir Bogdanas Lobantas netrukus grąžins kamuolį į žaidimą smūgiu nuo savųjų vartų. Beje, Bogdanui Lobantui varžovo komandos vartininkui yra 30 metų ir nacionaliniai rinktinėje jis žaidė jau daugiau nei 60 kartų. Jo pravardė yra Katė. Ši pravardė gauta ne veltui dėl jo plastiško žaidimo ir gana geros reakcijos. Na ir šis vartininkas ne tik puikiai atlieka savo darbo vartuose, tačiau sugeba gerai sureguliuoti žaidimą garsiai šūksniais bet kurioje aikštės vietoje, bent jau taip teigia spaudos šaltiniai. Dabar Linas Pilibaitis pabandė pabėgti į priekį, tačiau jam to nepavyko padaryti. Grįžta Lietuvos rinktinės futbolininkai į gynybą ir vėl visas darbas yra toks: iš pradžių griauti varžovo atakas, o esant progai pabandyti kontratakuoti. Dešinioje kraštų Rumunijos futbolininkai. Razvanas Kočišas su kamuoliu, jo perdavimas į baudos aikštelę. Ten sėkmingai žaidžia Ignas Dedura ir nutraukė varžovo komandos ataką. Tačiau ji to nesibaigė. Netrukus bus grąžintas kamuolys į žaidimą. Į baudos aikštelę Gabrielis Tamošas. Jo perdavimas adresato nepasiekė. Čia lietuviai sėkmingai žaidžia gynyboje. Zelmikas galva išsmūgėjo kamuolį toliau nuo savųjų vartų ir aikštės viduryje yra griaunamas Tomas Danilevičius. Labai greitai lietuviai žaidžia šį standartą. Techninis brokas, Stankevičius praranda kamuolį ir vėl aštrus perdavimas į baudos aikštelę. Šį kartą šiek tiek pritrūko erdvės varžovų komandos futbolininkams. Čiprianas Marica dabar buvo atakos smaigalyje, tačiau panašu, kad Ignas Dedura bus lietęs kamuolį, taigi antrasis kampinis. Šį kartą iš kairio atakos krašto įpusėjus pirmajam šių rungtynių kėliniui, rumunai negali pelnyti pirmojo įvarčio Lietuvos rinktinės vartus. Dika iš kairio atakos krašto į baudos aikštelę. Nuo Rumunijos futbolininkų kamuolys palieka aikštę, galima šiek tiek ramiau atsipūsti. Žydrūnas Karčemarskas be abejo neskubės grąžinti kamuolį į žaidimą. Per paskutinėsias maždaug 5-7 minutės Rumunijos futbolininkai užtikrintai kontroliuoja žaidimą ir Lietuvos rinktinė neturėjo jokių šansų pabandyti netgi išsidėstyti aikštės viduryje ir pereiti su kamuoliu į varžovo aikštės pusę. Žydrūnas Karčemarskas toli išsmūgėjo kamuolį į priekį. Ten buvo šansas Sauliui Mikoliūnui, kuriam beje taip pat nėra labai lengva kovoti su kur kas aukštesniais varžovų komandos gynėjais. O čia varžovų komandos vyriausiasis treneris Vitoras Picurka. Neleistinai žaidžia dabar Lietuvos rinktinės futbolininkai aikštės viduryje ir vėl tik žodinis įspėjimas. Buvo pargriautas ant žolės Dika. Na ir Lietuvos rinktinės naujas vyriausiasis treneris Jose Kozeira, šalia jo asistentas Saulius Širmelis. Beje, Jose Kozeira yra pirmasis Lietuvos rinktinės treneris, ne lietuvis, ir jis yra 7. per Lietuvos rinktinės trenerių istoriją nuo 1990 metų. Dabar Danilevičius aikštės vidurių perdavimas į dešinę. Galim pabandyti lietuviai sukurti pavojingą progą. Danilevičius smūgiuoja į vartus ir nedaug trūko, kad lietuviai būtų išsiveržę į priekį po štai šio Tomo Danilevičiaus smūgio. Dabar Fortuna šypsosi aikštės šeimininkams. Reikia tą pripažinti. Bogdanas Lobantas jau buvo už kamulio, tačiau rumunus išgelbėjo
vienas iš komandos gynėjų. Netrukus pamatysime šio epizodo kartojimą. Štai dar kartą šis epizodas. Labai gražiai Saulius Mikoliūnas palieka kamuolį Danilevičiui ir Danilevičius smūgiuoja į vartus šalia Bogdano Lobanto. Na, vis dėlto ne nuo Bogdano Lobanto, o nuo jo komandos draugo Gabrielio Tamošo kamuolys vėl skrieja į aikštę. Dar vienas šansas Lietuvos rinktinį, jis lieka neišnaudotas. Labai gaila. Na, po pirmo epizodo, kuomet Deividas Česnauskis pabandė iš oro nukreipti kamuolį į Rumunijos rinktinės vartus, klausėme, ar bus dar tokių šansų. Taip, tokių šansų buvo. Tai reikėjo palaukti kiek daugiau nei 10 minučių, tačiau ir jis lieka neišnaudotas. 25 mačo minutė prasideda, kol kas įvarčių pasiekta nėra. Nors Rumunijos futbolininkai turi teritorinę persvarą, tačiau pagal pavojingas progas lietuviai jų yra sukūrę jau 2. Dabar baudos smūgis. Irmantas Zelmikas jūsų ekranuose, Lietuvos rinktinės debiutantas šiame mače. Dar kartą galite pasigėrėti Tomo Danilevičiaus bandymu nuginkluoti varžovų komandos vartininką. Vis dėlto jis pats išgelbėjo dabar savo komandą. Jeigu taip nebūtų atsitikę, Danilevičiui tai būtų 15-asis įvartis Lietuvos rinktinėje. Kšanavičius, perdavimas į kairę, Mikoliūnas į baudos aikštelę. Ir ten gana atsargiai dabar žaidžia Rumunijos rinktinės futbolininkai. Bravo Lietuvos rinktiniai. Atlaikiusi pirmąjį šturmą, mūsų komanda demonstruoja gerą, gražų akį futbolą. Bando kurti, bando improvizuoti Lietuvos rinktinę. Kaip matėme Sauliaus Mikoliūno atveju, netikėtumo faktorius sukūrė pavojingą progą prie varžovo varto ir Tomo Danilevičiui tiesiog šiek tiek pritrūko sėkmės tame epizode. Dabar jau Rumunų atsakymas. Marika su kamuoliu. Ir šiek tiek per stipriai dabar buvo pasiūstas kamuolys. Tika, Katanijos klube Italijoje žaidžiantis saugas, dabar nespėja prie šio perdavimo. Dar viena klaida. Stankevičius grąžins kamuolį žaidimą. Pasižymintis tolimų kamuolio perdavimų, mesdamas jį iš užribio. Linas Pilibaitis sėkmingai žaidžia ir atkovoja kamuolį Lietuvos rinktiniai. Dar kartą mūsų ekranas išmėkštelėjo ištikimiausi aistruoliai, kurie nepatingėjo atvykti čia į Rumuniją, į Klužo miestą. Palaikyti mūsų nacionalinės rinktinės. Pavojingas epizodas prie Lietuvos rinktinės vartų. Klimavičius labai šaltakraujiškai dabar galvą numeta kamuolį Žydrūnui Karčemarskui. Ir Šemberas pradeda naują Lietuvos rinktinės ataką. Klimavičius perdavimas į priekį. Ten Kšanavičius prie kamuolio nespėja. Rumunai per visas 26 šio mačo minutės kol kas kontroliuoja žaidimą aikštės viduryje, o dabar kiek neapdairiai gynyboje sužaidęs Ignas Dedura. Vėl visas problemas palieka išspręsti Žydrūnui Karčemarskui, kuris šiandien kol kas žaidžia užtikrintai. Šemberas, Stankevičius. Prieki čia Česnauskis, žaidžia rankomis. Na, taip nereikėtų elgtis Deividui Česnauskiui ir dabar pirmoji geltona kortelė. Taip, 27 mačo minutė pralaimėjęs mikrodvikovą. Deividas Česnauskis bandė ją ištaisyti. Žaisdamas ranka to futbole daryti be jokios abejonės negalima. Pirma geltona kortelė, 27 mačo minutė. Dar kartą šis epizodas jūsų ekranuose. Ir Lietuvos rinktinės saugas šiame epizode buvo neteisus. Deividas Česnauskis. Edinburgo Hearts komandoje atstovaujantis šį sezoną lietuvis. Na ir Rumunijos futbolininkai jų. Dabar primestas žaidimo tempas yra kiek sulėtėjęs. Ir Lietuvos rinktinė dar kartą sėkmingai žaidžia aikštės viduryje. Linas Pilibaitis pastebimas ir dar vienas Lietuvos rinktinės debiutantas, kuriam tai yra pirmas oficialus mačas Lietuvos rinktinėje. Vienas iš 2 FBK Kaunas klubo futbolininkų atlieka daug juodo darbo aikštės viduryje. 28 mačo minutės jau prabėgo čia, Rumunija, Klužo mieste. Įvarčių pasiekta vis dar nėra. Na, o pabandykime vėl žvilgtelt, kas vyksta kitose grupėse. Taigi, baigėsi vienas mačas pirmoje atrankos grupėje. Ten gana netikėtas rezultatas. Albanija savo aikštėje atsilaikė prieš Švedijos rinktinę
Mačas baigėsi nulinėmis lygiosiamis. Po pirmojo kėlinio Vengrija savo aikštėje taip pat 0-0 mače su Danija. 30 mačo minutė pirmajame kėlinyje ir Malta Portugalija. Taip pat kol kas netikėtas rezultatas, ten įvarčių pasiekta nėra. Pilibaitis perdavimas į dešinę ir dabar nuošalį atsidūręs. Deividas Česnauskis bus priverstas palikti kamuolį ir kuo greičiau grįžti į gynybą. Vėl Danilevičius tik vienas lieka aikštės viduryje. Visi lietuviai vėl telkiasi prie savųjų vartų. Aikštės viduryje vėl neleistinai žaidžia Lietuvos rinktinė. Ignas Dedura buvo parodytas stambiu planu, tačiau pražanga buvo įrašyta ne jam, o Irmantui Zelmikui. Štai girdite tikriausiai Žydrūnas Karčemarskas prašo gyvatvorės, kurią sudarytų 2 futbolininkai. Iki vartų gana toli, tačiau galima laukti smūgio į vartus. Ar matysime perdavimą? Na, kokį namų darbą yra sugalvoję Picurkos komandos auklėtiniai į baudos aikštelę. Ten nuo Rumunijos ar nuo Lietuvos. Vis dėlto nuo Lietuvos rinktinės futbolininkų kamuolys palieka aikštę, taigi trečiasis kampinis šiame mače, antrasis iš dešinio krašto. 2/3 Lietuvos rinktiniai pirmajame kėlinyje atsilaikyti pavyko. Na ir maža to, 2 pavojingas progas mes jau matėme. Dar kartą paskutinioji varžovo ataka ir nuo Irmanto Zelmiko galvos kamuolys palieka aikštę. Iš dešinio atakos krašto varžovai kelia kampinį. Sėkmingai žaidžia Lietuvos rinktinė prie savųjų vartų, tačiau priekyje nėra nieko. Na štai Bogdanas Lobantas, naudodamasis progą, žaidžia netgi nebegynėjo jau saugų pozicijoje ir aikštės viduryje. Kuo greičiau vėl grąžina kamuolį savo komandos draugams, kurie greičiausiai nevykdo to, ką buvo suplanavęs Viktoras Picurka. Pirmo greito įvarčio greičiausiai tikėjosi Rumunijos komandos strategas, tačiau to jo auklėtiniams kol kas padaryti nepavyko. Na beje, kalbėjome apie šio mačo favoritus ir viena iš Rusijos lažybų bendrovių. Pasižiūrime, ko baigsis ši Lietuvos rinktinės ataka. Kšanavičius aikštės viduryje. Štai toks jo sprendimas. Stankevičius. Labai drąsiai ir be reikalo. Stankevičius dabar žaidžia štai taip drąsiai, tačiau vėlgi palankiai susiklos aplinkybės. Rumunai praranda kamuolį ir šansas Lietuvos rinktiniai. Vėl Stankevičius, jo smūgis į vartus ir 1-0. Marius Stankevičius, 1-0, reto grožio įvartis. Su tuo galime sutikti. 31 mačo minutė. Bravo, bravo, bravo Lietuvos rinktiniai. Marius Stankevičius, 1-0 priekyje Lietuvos rinktinė. Dar kartelį pamatysime šį epizodą. Be jokios abejonės, ar tikėjusi tokio smūgio Bogdanas Lobantas, Rumunijos rinktinės vartininkas, reikėtų paklausti jo paties. Marius Stankevičius iš daugiau nei 20 metrų į kairį viršutinį vartų kampą pramuša Rumunijos rinktinės vartininką ir išveda Lietuvos rinktinę į priekį. Štai taip, mieli Sport 1 kanalo žiūrovai. Taigi, pabaigsiu savo mintį. Viena Rusijos lažybų bendrovių prieš šį mačą už Lietuvos pergalę siūlė tokį koeficientą 1/13, už Rumunų pergalę 1,3. Taigi, kas statėte pinigus už Lietuvos rinktinę, galite būti patenkinti. Kaip dabar keisis Lietuvos rinktinės žaidimas po šio įvarčio? Labai neapdairiai dabar žaidžia Lietuvos rinktinė prie savo vartų. Pavojingas epizodas ir čia sėkmingai Ignas Dedura. Ne, vis dėlto tai bus Irmantas Zelmikas. Greičiausiai bus prisilietęs prie šio kamuolio galvą, nukreipęs jį už vartų linijos. Ir ketvirtasis kampinis šiame mače, trečiasis iš dešinio atakos krašto. Taigi kaip dabar Jose Kozeiro pakeis Lietuvos rinktinės taktiką? Matysime. Na, jeigu viskas pirmajame kėlinyje baigsis taip, abejonių nėra. Rumunai antrajame kėlinyje dar daugiau dėmesio skirs puolimui. Ir Lietuvos rinktinė vėlgi retkarčiais galės pasinaudoti progomis. Taigi, 2 pavojingi epizodai, tačiau trečias kartas nemelavo ir Lietuvos futbolininkams pavyko pelnyti įvartį. 31 mačo minutę. Na, matėte, šio mačo arbitras Alanas Kelis jau ragina netgi dabar Žydrūną Karčemarską nebetempt laiko ir kuo greičiau grąžinti kamuolį į žaidimą. Dar kartą galite pasimėgauti šiuo, na tikrai, gražiu smūgiu į kairį viršutinį vartų kampą. Marius Stankevičius, jo įvartis. Ir sutrikęs varžovų komandos vartininkas. Trisdešimt antroji vis dėlto mačo minutė. Su kamuoliu Rumunijos futbolininkai.
Dar viena jų ataka baigėsi vos tik prasidėjusi, o Žydrūnui Karčemarskui skubėti, žinoma, nėra kur. Na ir Marius Stankevičius, futbolininkas, kuris savo sportinę karjerą pradėjo Panevėžio Ekrano komandoje 98 metais. Sužaidė beveik 100 rungtynių šiame klube, na, o atstovaudamas Lietuvos rinktiniai nuo 2001 metų yra sužaidęs daugiau nei 40 mačų ir tai yra antrasis Mariaus Stankevičiaus įvartis Lietuvos rinktinės sudėtyje. Ignas Dedura toliau nuo savųjų vartų. Būtų labai gerai Lietuvos rinktiniai atlaikyti štai šį pirmojo kėlinio pabaigos rumunų šturmą, kurį aikštės šeimininkai turėtų surengti, o po to po 15 minučių matysime, kaip pasikeis Rumunijos futbolininkų, kokios korekcijos bus atliktos Rumunijos futbolininkų sudėtyje. Na ir Jose Kozeiro, ar bus stiprinama gynyba, ar ir toliau žaisime taip, kaip tą darome dabar. Danilevičius neleistinai žaidžia prieš varžovų komandos futbolininką ir dar vienas standartas prie Lietuvos rinktinės vartų iš dešinio atakos krašto. Dešiniajame atakos krašte neleistinai buvo pragriautas Razvanas Kočišas. Į baudos aikštelę, ten sėkmingai galva žaidžia Irmantas Zelmikas ir Žydrūnas Karčemarskas dar spėjo išsmūgiuoti kamuolį toliau nuo savųjų vartų, taigi kol kas tas nerimas dėl Andriaus Kerlos ir Tomo Žvirgždausko netekties, na, yra sakykime taip, dėsningas, tačiau su savo darbu susidoroja Ignas Dedura ir Irmantas Zelmikas. Jie nekartą jau nutraukė varžovų komandos ataką. Dabar Gabrielis Tamašas buvo jūsų ekranuose stambiu planu. Jam nepavyko galvą pasiekti kamulio ir nukreipti į Žydrūno Karčemarsko ginamus vartus. Nuo savųjų vartų Žydrūnas Karčemarskas vėl grąžina kamuolį žaidimą. Mače Rumunijoje, Klužo mieste, tarp Rumunijos ir Lietuvos prabėgo jau 36 minutės. 32 mačo minutė yra pati maloniausia. Marius Stankevičius, jo šūvis iš daugiau nei 20 metrų iš dešinio atakos pusiau krašto baigėsi tuo, kad kamuolys atsidūrė varžovų komandos vartų tinkle. Ir dar vienas rumunų bandymas. Saulius Mikoliūnas aikštės viduryje išsilaiko ant kojų Saulius Mikoliūnas, jos slalomas ir dabar turėtume pamatyti atsakomąją geltoną kortelę. Rungtynių arbitras turėtų elgtis drastiškai šiame epizode. Saulius Mikoliūnas buvo pargriautas aikštės viduryje, nutraukta Lietuvos rinktinės kontrataka ir atsakomoji geltona kortelė varžovų komandos futbolininkams. Neleistinai dabar prieš Saulių Mikoliūną žaidė Mirėlis Radojus, jam atsakomoji geltona kortelė 37 mačo minutė. Prieš maždaug 10 minučių taip pat aikštės viduryje Deividas Česnauskis sužaidęs ranka buvo nubaustas pirmąją geltoną kortelę šiame mače. Tai kol kas pagrindiniai įvykiai. Na ir didelių pauzių bei stabdymų kol kas mes nematėme. Gana korektiškai kol kas klostosi šis mačas, tačiau traumom nesinorėtų nei vienai, nei kitai komandai. Stankevičius, analogiška situacija, dar viena dovanėlė Lietuvos rinktiniai. Neapdairiai žaidžia Rumunijos futbolininkai prie savųjų vartų ir Stankevičius, analogiška situacija, tiesa šį kartą smūgiuota pažemė. Ir dabar jau Bogdanas Lobantas buvo pasirengęs šiam Stankevičiaus smūgiui. Štai kaip greit Rumunijos rinktinės vartininkas grąžina kamuolį žaidimą priekyje. Vienintelis Štutgarto klubui atstovaujantis Čiprianas Marika. Kamuolys buvo pasiūstas per stipriai, mes dar kartą matėme Mariaus Stankevičiaus smūgį. Taigi du Mariaus Stankevičiaus smūgiai. Dorinui Gojanui vis dėlto buvo parodyta geltona kortelė. Taigi du Mariaus Stankevičiaus smūgiai, beje, į vartų plotą, į vartų stačiakampį ir vienas Sauliaus Mikoliūno šūvis iš toli. Taip pat Tomas Danilevičius smūgiavo, būdamas baudos aikštelėje, tačiau tuomet Lobantas žaidė be klaidų. Dabar prie Lietuvos rinktinės vartų varžovo ataka vėl baigėsi nesėkmė. Na ir šio mačo arbitras Alanas Kelis rodo, kad turėtų dabar su kamuoliu būti Rumunijos rinktinės futbolininkai. Taip,
Į kampinio gairelę rodo dabar Alanas Kelis, tai reiškia, kad rumūnai kelia dar vieną kampinį. Šį kartą iš kairio atakos krašto. Dika prie kamulio. Daug Rumunijos futbolininkų Lietuvos rinktinės baudos aikštelėje. 5 rumūnai dabar bando kovoti galvą dėl aukšto kamulio. Jiems to padaryti nepavyksta, tačiau aikštės šeimininko ataka tuo dar nesibaigė. Gojanas į baudos aikštelę, ten sėkmingai žaidžia Žydrūnas Karčemarskas, sumaištis Lietuvos rinktinės baudos aikštelėje, vėl pavojus likviduotas ir šansas kontratakai. Pilibaitis perdamas Mikoliūnui, šis jau dešiniajame atakos krašte, vėl Linas Pilibaitis, šiek tiek atgal, Česnauskis su kamuoliu į priekį ir dabar nesuprato viens kito, Edinburgo Hearts klube žaidžiantis bendra klubiai. Saulius Mikoliūnas, Linas Pilibaitis, futbolininkai, ypatingai Saulius Mikoliūnas, žaidžiantis saugų pozicijoje, dažnai naudojasi pagrindiniu savo koziriu, tai yra greičiu. Nuo dabar ko buvo nepatenkintas Bogdanas Lobantas? Apeliavęs ar į šią mačą arbitrą, ar į savo komandos draugą? Kaip bebūtų, 40 mačo minutė, kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki pirmosios rungtynių pabaigos čia, Rumunija, Klužo mieste. Pirmasis mačas Lietuvai, pirmasis mačas Rumunijai. 2010 metų pasaulio futbolo čempionatas vyks Pietų Afrikoje, tačiau reikia pradėti į jį keliauti jau dabar. Ir jeigu pavyktų šiose rungtynėse atsilaikyti, na bent jau išplėšti lygiasias, tai reiškia, kad Lietuvos rinktinės planas, sakykime taip, minimum būtų išpildytas. Jau kitą savaitę Lietuva namuose žaidžia su Austrijos rinktinė. Na ir turime omenyje, kad Lietuvos rinktinė yra toje grupėje, kurie yra ryškus outsideris. Tai yra Farerų salų komanda. Taigi, įveikus šias rinktinės būtų galima susikrauti 7 taškus. Dabar dar vienas pavojingas epizodas. Šūktelėjo vienas iš Lietuvos rinktinės futbolininkų, kad Žydrūnas Karčemarskas turėtų sužaisti pats. Tačiau Lietuvos rinktinės vartininkas pamatęs, kad kamuolys lieka, kad kamuolys skrieja už vartų linijos, sąmoningai vėl jį išleidžia už aikštės. Dar sutaupytos kelios sekundės, dar kelios atokvėpio akimirkos, dar kartelį gali šiek tiek lengviau atsikvėpti Lietuvos rinktinės futbolininkai. O mes bene 4. kartą matome štai šį epizodą, o triumfuojantį Lietuvos rinktinę štabą matome 1. kartą. Kas žino, galbūt šiandien kaip tik ir pavyks perrašyti Lietuvos futbolo istoriją. Iškovoti 1. pergalę prieš Rumunijos rinktinę. Dar viena aikštės šeimininko ataka. Linas Pilibaitis prie kamuolio nespėjo, tačiau dar kelios sekundės yra sutaupytos. Ir jau tik kiek daugiau nei 3 minutės lieka iki pirmosios šio mačo dalies pabaigos, tiesa iki pagrindinio pirmo kėlinio laiko. Minutę bent jau pridės šio mačo arbitras, didelių stabdymų nebuvo, vos 2 geltonos kortelės. Dika grąžina kamuolį žaidimą. Ir čia Linas Pilibaitis, kovodamas dėl aukšto kamuolio, dabar pažeidžia taisyklės. Dar vienas įspėjimas. Ir Lietuvos rinktinės fanai. Bei naujasis Lietuvos rinktinės treneris. Pirmasis nelietuvis vadovaujantis mūsų komandai. Zelnikas kamuolio nesiekia, tačiau jis palieka aikštę. Na ir Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Jose Kozeira, kaip jau minėjau, yra pirmasis užsienietis vadovaujantis Lietuvos rinktinėje ir jis pakeitė gana ilgai su pertraukomis prie Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio vairo stovėjusio Algimantą Liubinską, kuris vadovavo Lietuvos rinktinėje nuo 2003 iki 2008 metų, o pirmą kartą su Lietuvos rinktinė Liubinskas dirbo dar 92-94 metais. Prieš Liubinską trumpai su rinktinė dirbo Julius Kvedaras, nežvelgtume dar labiau atgal, Stasys Stankus, Robertas Tautkus, Kęstutis Latoža ir pirmasis po nepriklausomybės Lietuvos rinktinė treniravo buvęs ilgametis Vilniaus Žalgirio komandos vyriausiasis treneris Benjaminas Zelkevičius. Ir štai dabar, ko gero, išaušo Jose Kozeiro era. 2 pagrindinio laiko minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ką mes matėme pirmajame kėlinyje prie Lietuvos rinktinės vartų, vos tik prasidėjus mačui, rumunai labai aktyviai pradėjo jį, iš karto sukūrė pavojingą progą, kurią lietuviams pavyko nutraukti, po to itin pavojingų progų prie Lietuvos rinktinės vartų mes nematėme.
O dabar aikštės viduryje Saulius Mikoliūnas žaidžia neleistinai, griauna varžovo komandos futbolininką. Kristianas Sapunaru buvo pargriautas ir Sauliui Mikoliūnui geltona kortelė, taigi jis ir Deividas Česnauskas Lietuvos rinktinėje bei Dorinas Gojanas varžovų komandoje. 3 geltonos kortelės šiandien buvo parodytos žaidėjams. Besibaigiant pirmajam šio mačo kėliniui. Rumunai žaidžia šį standartą į baudos aikštelę. Ten sėkmingai lietuviai žaidžia gynyboje. Kšanavičius prie kamuolio aikštės viduryje. Nesuprantamas dabar Kšanavičiaus veiksmas, prarastas kamuolys ir vėl šansas Rumunijos rinktiniai. Čia Šemberas neleistinai žaidžia prieš varžovų komandos futbolininkus. Ant žolės atsidūrė Mirelis Radojai. Dar kartą šis epizodas. Perdamas į arčiau baudos aikštelės, netgi ne Šemberas, o Irmantas Zelnikas dabar pažeidžia taisyklės. Gali būti pavojinga. Iki vartų apie 20 metrų. Zelnikas, Stankevičius, Dedura, Klimavičius, Šemberas, galinga Lietuvos rinktinės gyvatvorė. Saulius Mikoliūnas ten, Danilevičius ir Šemberas. 4 futbolininkai. Žiūrėsime, ką bus parengę Rumunijos rinktinės futbolininkai štai šioje standartinėje situacijoje. 45 mačo minutė, iki vartų apie 20 metrų. Alanas Kelis prašo atsitraukti Lietuvos rinktinės futbolininkų, kurie stovi gyvatvorėje, taigi na kągi, šį kartą Fortuna šypsosi Lietuvai. Tomas Danilevičius turėjo 100% progą nuginkluoti Bogdaną Lobantą, tačiau jam to padaryti nepavyko. Dabar labai gerą progą turėjo ir varžovai. Dikos smūgiuotas kamuolys atsitrenkė į skersinį. Žydrūnas Karčemarskas, klausimas, ar jis būtų sureagavęs, jeigu kamuolys būtų skriejęs į vartų stačiakampį. Dar kartą šis epizodas. Taip, Žydrūnas Karčemarskas arba labai pasitikėdamas savimi žvilgsniu palydėjo šį kamuolį, arba tiesiog nespėjo į šį smūgį sureaguoti. Vienas iš dviejų paaiškinimų. Kadangi gana pasyviai į šį smūgį reagavo Lietuvos rinktinės vartininkas. Jau baigėsi, taip, pirmoji pridėto laiko minutė, netrukus dar viena. Ir bus viskas pirmame šio mačo kėlinyje tarp Lietuvos ir Rumunijos, kurį Lietuvos rinktinė sužaidė, na, sakykime taip, ne puikiai, tačiau žodis gerai ko gero tiktų. Yra spragų gynyboje, tačiau rumunai taip pat nepasižymi kol kas geležinė gynyba ir suteikia Lietuvos rinktiniai progų prie varžovo komandos vartų. Tiesa, po to, kai antrą kartą pabandė Lobanto budrumą patikrinti Marius Stankevičius, daugiau Lietuvos rinktiniai prie varžovo vartų nieko įspūdingo sukurti nepavyko. Greičiausiai paskutinioji aikštės šeimininko ataka šiame kėlinyje ir turėtų būti paskelbta pertrauka šiame mače. Rumunijos futbolininkai perdamas į baudos aikštelę, dešiniajame atakos krašte į baudos aikštelę. Ten sėkmingai žaidžia Ignas Dedura, išsmūgioja kamuolį toliau nuo savųjų vartų. Na, ar leis rungtynių arbitras surengt dar vieną progą aikštės šeimininkams? Greičiausiai taip. Jeigu Lietuvos rinktinės futbolininkams nepavyks jo sugriauti, štai čia aikštės viduryje. Dar vienas perdamas į baudos aikštelę. Šį kartą Lietuvos rinktinė gelbsti. Žydrūnas Karčemarskas pademonstravęs įspūdingą reakciją ir tai buvo viskas. Taip, vis dėlto Alanas Kelis laukia šios atakos pabaigos, kuri galėjo pasibaigti labai liūdnai Lietuvos rinktinė, tačiau viskas baigėsi sėkmingai. Jūsų ekranuose varžovo komandos vyriausiasis treneris Viktoras Picurka. Džiaugsmo jo veidė nedaug, skirtingai nei štai šių vyrukų, kurie kol kas triumfuoja čia Rumunijoje Klužos stadione. Apie 20 000 aistruolių yra čia, kurie laukia savo komandos pergalės. Tačiau yra anaiptol viskas ne taip. 32 mačo minutė, Marius Stankevičius, jo tolimas šūvis iš maždaug 20 metrų iš dešinio atakos pusiau krašto leidžia Lietuvos rinktiniai pirmauti šiame mače. Kol kas 1-0 dabar. 15 minučių pertrauka, po to antroji šio mačo dalis. Likite su Sport 1 kanalu. Gerą vakarą dar kartą Sport 1 kanalo žiūrovai. Jūsų dėmesio į Rumunijos Klužos stadionas, kur Lietuvos rinktinė ir toliau laiko egzaminą pirmajame 2010 metų pasaulio futbolo čempionato atrankos mače 7 grupėje. Varžovai tituluoti galingi ir ambicingi Rumunijos futbolininkai. Rezultatas jūsų ekranų kairiajame kampe. Na ir
jis tikrai yra džiuginantis. Žmogus, kuris dabar turi kamuolį, kol kas sukūrė mažytį stebuklą šiame mače. 32 mačo minutė, iš daugiau nei 20 metrų iš dešinio atakos pusiau krašto Mariaus Stankevičiaus. Stiprus smūgis, kamuolys aikštės šeimininkų varto tinkle. Tai yra pagrindiniai įvykiai pirmajame kėlinyje. Dabar pavojingas epizodas prie Žydrūno Karčemarskio ginamų vartų ir viskas baigėsi sėkmingai mūsų komandai. Kas vyko įdomaus pirmajame kėlinyje? Jis prasidėjo aštriomis aikštės šeimininkų atakomis. Lietuviai atlaikė pirminį aikštės šeimininkų spaudimą, tačiau po to aikštės viduryje toliau karaliavę rumunai ėmė palikti spragų prie savųjų vartų. Tuo kartą pasinaudojo Lietuvos rinktinės futbolininkai ir Deividas Česnauskis iš dešinio atakos pusiau krašto iš oro galėjo pabandyti nukreipti kamuolį į varžovo vartus, tačiau jam to padaryti nepavyko. Dar po kiek laiko gerą perdavimą kulnu atlikęs Saulius Mikoliūnas, tiesiog nematydamas savo komandos draugo ir kapitono Tomo Danilevičiaus, numetė kamuolį jam tiesiai į varžovo baudos aikštelę ir Danilevičiaus smūgiuotas kamuolys atsitrenkė į Bogdaną Lobantą. Tik tai būtų galima paaiškinti šį epizodą, nes Rumunas nebūtų jau greičiausiai sureagavęs į Danilevičiaus smūgį, jeigu kamuolys būtų skriejęs šiek tiek labiau arba į kairę arba į dešinę pusę. Besibaigiant pirmajam mačo kėlinį buvo nubaustas geltona kortelė Saulius Mikoliūnas, na o kėlinio viduryje už žaidimo ranka taip pat geltona kortelė buvo parodyta Deividui Česnauskiui. Varžovai turėjo kiekybinę persvarą, tačiau pagal smūgius į vartų plotą lietuviai visiškai nenusileido aikštės šeimininkams. Ir nors teritorinę persvarą turėjo aikštės šeimininkai, Lietuvos rinktinė kol kas pirmauja šiose rungtynėse. Na, o dabar apie žaidėjų apie komandų sudėtis. Taigi, pradėsime nuo aikštės šeimininkų Rumunijos futbolininkų. Vartininkas Bogdanas Lobantas, numeris 1. Kosminas Kontra, komandos kapitonas, numeris 2. Dorinas Gojanas, numeris 15. Dabar Kontra kaip tik ir buvo jūsų ekranuose, perdavimas į priekį. Gali būti pavojus prie Lietuvos rinktinės vartų, ko gero taip ir bus. Baudos smūgis dabar į Lietuvos rinktinės vartus Irmantas Zelmikas. Trečiasis Lietuvos rinktinės futbolininkas, kuriam šiandien yra rodoma geltona kortelė. Na, brokas gynyboje ir problemos prie Lietuvos rinktinės vartų. Kol dabar Rumunijos futbolininkai galės vėl tęsti žaidimą. Buvo pargriautas prie Lietuvos rinktinės vartų Čiprianas Marika. Na ir Zelmikas užsidirba geltoną kortelę. Taigi apie aikštės šeimininkų komandos sudėtį pabaigsime. 13 numeris Kristianas Sapunaru, 4 Gabrielis Tamašas, 15 Dorinas Gojanas, vietoje Stefano Radu. Po pertraukos aikštėje naujas futbolininkas Marijus Nikolajus, žaidžiantis 18 numeriu. Razvanas Kočišas, 11 numeris, 6 numeris Mirelis Radojus, 10 numeris Dika, 9 numeris, kuris dabar jūsų ekranuose, Čiprianas Marika ir Danielis Nikolaja. 21 numeris komandos vyriausiasis treneris Viktoras Picurka. Lietuvos rinktinėje pakeitimų panašu, kad nėra. Taigi Lietuvos rinktinė, vartininkas Žydrūnas Karčemarskas, 2 numeris Ignas Dedura, atsiprašau, 2 numeris Deividas Šenderas, 3 numeris Ignas Dedura, 5 numeris, 4 numeris Marius Stankevičius, 5 numeris Irmantas Zelmikas, 15 numeris Arūnas Klimavičius, 13 numeris Saulius Mikoliūnas, 16 numeris Audrius Kšanavičius, 18 numeris Deividas Česnauskis, 17 numeris Linas Pilibaitis ir 9 numeris Tomas Danilevičius. Taigi pagrindiniai Lietuvos rinktinės futbolininkai, jie yra ir toliau aikštėje. Komandos vyriausiasis treneris Jose Kozeiro kol kas negali tęsti šio mačo Marika, kuris palieka aikštę, taigi lietuviai turi kiekybinę persvarą. Ar jie sugebės pasinaudoti, matysime. Dabar Rumunijos rinktinės standartas. Labai daug žaidėjų. Lietuvos komandos baudos aikštelė, galingas smūgis, bravo Žydrūnui Karčemarskui. Po keitimo antrame kėlinyje pasirodęs Marijus Nikolajus, dabar pabandė nuginkluoti Žydrūną Karčemarską, bravo Lietuvos rinktinės vartininkui. Galingas jo smūgis ir užtikrintas Lietuvos rinktinės vartininko žaidimas. Kampinis iš dešinio atakos krašto, panašu, kad rumūnai imasi pačių ryžtingiausių veiksmų tik prasidėjus antrajam kėliniui. Kontra kelia Kampinį iš dešinio atakos krašto. Na, be jokios abejonės, Picurka tikrai davė pylos savo komandos auklėtiniams pertraukos metu. Aikštės šeimininkai yra favoritai, taip garsiai kalbėję apie pergalę šios dienos rungtynėse. Jeigu rumunai šiandien padovanos pergalę Lietuvai, jie jau dabar gali sukomplikuoti savo padėtį, kovodami dėl patekimo į pasaulio futbolo čempionato finalinį etapą. Dika prie kamulio.
į baudos aikštelę, ten sėkmingai žaidžia lietuviai galvą, tuo varžovo ataka dar nesibaigia. Radojus perdavimas į kairę. Na ir čia sėkmingai Česnauskis be pražangos apsigina. Linui Pilibaičiui buvo adresuotas kamuolys, slysta lietuvis ir tuo varžovo ataka nesibaigia. Na, išbandymas Marijui Stankevičiui. Ten sėkmingai Irmantas Zelmikas žaidžia galvą. Rumunijos futbolininkai šturmuoja Lietuvos rinktinės vartus. Gabrielis Tamašas jūsų ekranuose. Su kamuoliu buvo ką tik jis. Perdavimas komandos draugui, Dorinas Gojanas. Vienintelis aikštės šeimininkų futbolininkas, kuriam buvo parodyta geltona kortelė. O čia į priekį buvo adresuotas kamuolys Dikai, kuris nesuprato savo komandos draugo sumanimo ir klysta Rumunijos futbolininkai. Jau ir antrajame kėlinyje prabėgo 6 minutės, netgi 7 beveik. Labai greitai bėga laikas šiame mače. Gana greitas, dinamiškas ir gražus akiai futbolas. To ir reikėjo tikėtis. Žydrūnas Karčemarskas pabandė priekyje paieškoti Tomo Danilevičiaus, tačiau Lietuvos rinktinės kapitonui ir rezultatyviausiam visų laikų futbolininkui, kuris kada nors žaidė mūsų komandoje, nepavyko dabar galvo pasiekti kamulio. Gaila, kad lietuviams nepavyksta kiek ilgiau palaikyti kamulio. Na ir rumunai vėl praktiškai visa komanda yra Lietuvos rinktinės aikštės pusėje. Perdavimas į baudos aikštelę, ten dar viena nesėkmė. Ir dar kelias atokvėpio akimirkos. Marijus Stankevičius, 32 mačo minutė, įvartis čia Kluže, bei antrasis jo įvartis, kuomet Marijus Stankevičius atstovauja Lietuvos nacionaliniai rinktiniai. Tomas Danilevičius ragina savo komandos draugus, o Žydrūnas Karčemarskas kviečia visus bėgti priekį prie varžovų komandos vartų. Stankevičius sėkmingai žaidžia galvą, kamuolys išsmūgiuotas į užribį. Na, jau pirmajame kėlinyje minėjome, kad prasidėjus šiam atrankos ciklui yra ne vienas sensacingas rezultatas. Dar kartą noriu priminti, kad mūsų kaimynai Latvija išvykoje 2-1 nugalėjo Moldovos rinktinę. Albanija namuose sužaidė lygiosiamis 0-0 su Švedija. 73 minutę Vengrija kol kas atsilaiko prieš danus. Ten taip pat nulinės lygiosios. 60 minučių prabėgo mače tarp Maltos ir Portugalijos. Portugalai muša įvartį į Maltos vartus. Na, dabar jūsų ekranuose pavojingiausias epizodas prie Lietuvos rinktinės vartų šiandien. O čia šansas Lietuvos rinktinės futbolininkams, tačiau jis baigėsi neišnaudotas ir galva dabar kaip gynėjas sužaidė Lobantos varžovų komandos vartininkas. Dar viena rumūnų ataka. Kairiajame krašte Marijus Nikolaja pasirodęs po keitimo yra gana pastebimas, perdavimas atgal į vidurį. Kristianas Sapunaru, kamuolys jau dešiniajame atakos krašte. Dika. Į baudos aikštelę ir ten šaltakraujiškai žaidžia Ignas Dedura. Kamuolys išsmūgiuotas už vartų linijos, taigi dar vienas kampinis. Antrasis antrajame kėlinyje iš dešinio krašto. Kontra turėtų kelt kamuolį į baudos aikštelę. Ten beveik visa Rumunijos rinktinė, visa beveik Lietuvos rinktinė. Labiausiai reikėtų bijoti Gabrielio Tamašo, kuris sėkmingai gali žaisti galvą tiek kurdamas savo komandos atakas. Štai ketvirtasis numeris jūsų ekranuose prieš Marijus Stankevičius, tiek ir griaudamas varžovo atakas. Na, Ignas Dedura taip pat gali sėkmingai žaisti galvą. Smūgis į vartus, viskas baigėsi sėkmingai. Dorinas Gojanas pabandė galvą nukreipti kamuolį Lietuvos rinktinės vartus, tačiau jam to padaryti nepavyko. Florinas Bratu mūsų ekranuose, taigi jis pakeitė negalinti toliau žaisti šiame mače Čiprianą Mariką. Štai toks yra varžovų komandos vyriausiojo trenerio sprendimas. Taigi, pirmieji nuostoliai varžovų komandoje. Na ir jeigu šis mačas, ko labai norėtųsi baigtųsi būtent taip, tai yra Lietuvos rinktinės pergalė, tuomet mažyti alibi vis dėlto turėtų Vitoras Picurka. Kalbėjęs labai drąsiai prieš šį mačą, kad Adriano Mutų netektis nėra ta bėda, kurios neišspręstų Rumunijos futbolininkai žaisdami su Lietuva. Na, o kuomet iškrito dar vienas puolėjas, tuomet bent mažyti pasiteisinimą Vitoras Picurka vis dėlto turėtų.
Dabar Saulius Mikoliūnas kairiajame atakos krašte nesugebėjo tinkamai atiduoti kamuolį į baudos aikštelę ir jis skrieja už vartų linijos. Tačiau prie to bus prisilietę aikštės šeimininkų komandos futbolininkai, taigi šansas Lietuvos rinktiniai. 56 mačo minutė iš kairiojo atakos krašto. Pats Saulius Mikoliūnas kels kampinį. Rumunai sėkmingai žaidžia galvą. Čia Česnauskiui pavyksta sustabdyti šį kamuolį, o po to Audrius Kšanavičius, blokuodamas varžovų komandos futbolininką, pažeidžia taisyklės vėl. Kuo greičiau reikia grįžti į gynybą. Ir Žydrūnas Karčemarskas labai protingai elgėsi. Lietuvos rinktinės vartininkas išleidžia kamuolį už vartų linijos. Vėlgi sutaupytos dar kelios sekundės šiame mače. Na ir neskuba Lietuvos rinktinės vartininkas grąžinti kamuolį į žaidimą. 57 mačo minutė netrukus bus pasibaigusi. Kol kas svarbiausia šiame mače buvo 32. Kuomet Marius Stankevičius pelnė pirmąjį ir kol kas vienintelį įvartį šiame mače. Na, antrasis kėlinys prasidėjo labai panašiai kaip ir šis mačas. Dabar lietuviai pastebimai lėtina žaidimo spartą, bando išmušti aikštės šeimininkus. Ir nenori susitaikyti prie jų primesto tempo. Šimberas numeta kamuolį atgal, Stankevičius. Priekia Danilevičiaus link. Nepasiekia kamuolys Lietuvos rinktinės kapitono, čia jau kontra rumunų komandos kapitonas, taigi dviejų kapitonų dvikova. Bandymas atiduoti kamuolį į priekį, sėkmingai Danilevičius žaidžia gynyboje. Ir rumunai turi dar apie pusvalandį pelnyti tašką šiose rungtynėse. Tačiau įvykių skubinti tikrai dar nereikėtų. Tamašas atiduoda kamuolį į priekį. Daug dvikovų antrajame aukšte, dažniau jas laimi Rumunijos futbolininkai. Dabar Česnauskas šiek tiek toliau nuo savo vartų. Ilgokai kamuolys laikomas aikštės viduryje. Nepavyksta rumunams pradėti savo atakos. Jie bando gal kiek ir išvilioti Lietuvos rinktinės futbolininkus kiek toliau nuo savųjų vartų. Štai dabar kontra pabandė atiduoti kamuolį į baudos aikštelę savo komandos draugui. To jam padaryti nepavyko. Kamuolys vėl nepasiekė Razvano Kočišo. Dabar Linas Pilibaitis. Prieš jį neleistinai žaidžia aikštės šeimininkai, todėl tokia reakcija čia Klužo mieste. Stadione, kuriame telpa 22 000 aistruolių. Na dabar aikštės šeimininkų komandos kapitonas Kosminas Kontra, žaidžiantis Getafe klube Ispanijoje, yra nepatenkintas. Greičiausiai štai už šį epizodą, kovodamas dėl kamuolio su Sauliumi Mikoliūnu. Taip, žaidė labiau nei kamuolį, tačiau į Saulių Mikoliūną. Nuo po to, kai prieš Liną Pilibaitį žaidė Razvanas Kočišas, tai jau nebuvo taip svarbu. Saulius Mikoliūnas, viskas gerai. Jam turėtų būti labai atsargus Saulius Mikoliūnas, kuris jau yra užsidirbęs vieną geltoną kortelę šiandien. Lygiai tą patį būtų galima pasakyti ir apie Deividą Česnauskį. Ir kol kas negali toliau tęstis šios rungtynės. Paskutinį kartą Lietuva ir Rumunija žaidė 2003 metais, tuomet draugišką mačą Vilniuje, minimaliai 1-0 laimėjo Rumunijos futbolininkai. Na ir kaip jau minėjau, visi 8 mačai baigėsi Rumunijos futbolininkų pergalė. Na ir Lietuvos rinktinė kol kas sėkmingai pradėjusi šį atrankos ciklą. Dabar turėtų Karčemarskas taip suspėti pirmasis prie kamulio, taigi Žozė Kozeiro jūsų ekranuose, beje, tikrasis Lietuvos rinktinės naujojo vyriausiojo trenerio vardas yra Žozė Julio de Carvalho Peiroteo Martinus
Kozeiro. Štai toks yra tikrasis Portugalo vardas, 45 metų strategas, gimęs Lisabonoje. Na ir po to sėkmės, kuomet FBK Kaunas įveikė Rangers klubą, jis stoja prie Lietuvos rinktinės vyriausio trenerio vairo. Dabar Klimavičius jūsų ekranuose. Grąžina kamuolį žaidimą, Mikoliūnas, vėl Klimavičius. Kairiame atakos krašte, šiek tiek atgal. Šemberas į baudos aikštelę. Ten laukia šio kamuolio Deividas Česnauskas, tačiau kamuolys jo nepasiekia ir vėl rumūnai su kamuoliu, jų kontrataka. Taip, kamuolys išrieda iš aikštės, tai reiškia, kad jį netrukus į žaidimą vėl grąžins Lietuvos rinktinė. Na ir 7. kartas Lietuvos rinktinėje, dabar Kšanavičius jūsų ekranuose. Keitimas Lietuvos rinktinėje, taigi Audrius Kšanavičius palieka aikštę, vietojo Mindaugas Kalonas. Štai toks yra Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio Jose Kozeiro sumanymas. Tiek Kalonas, tiek Kšanavičius žaidė saugų grandyje. Žaidžia saugų grandyje, Kšanavičius žaidė šiandien po puolėjų, tai yra jis bandė, kaip įmanoma, dažniau asistuoti Tomui Danilevičiui. Dabar vietoj jo Mindaugas Kalonas, šviežios jėgos. Dar kaip tik pirmasis prisilietimas prie kamulio. Nu, čia rumūnai štai taip viską išsprendžia prie savųjų vartų. Bogdanas Lobantas grąžina kamuolį žaidimas, Stankevičius galva žaidžia sėkmingai. Na, buvo stumteltas dabar į nugarą Deividas Česnauskas. Mačų teisėjaujantis Alanas Kelis nefiksavo pražangos šiame epizode. Galima žaisti toliau, rumūnai vėl su kamuoliu, jie Lietuvos rinktinės aikštės pusėje. Kaip ir pirmajame kėlinyje, taip ir antrajame, dažniausiai dešiniuoju kraštu. Ten kontra pradeda visas atakas. Na, štai toks Rumunijos futbolininkų žaidimas yra nesuprantamas čia stadione susirinkusiems aistruoliams. Jie netgi praranda kamuolį aikštės viduryje ir lietuviai atsako tuo pačiu. Mindaugas Kalonas prisilietęs prie kamuolio čia pat jį praranda, dabar iš kairio atakos krašto į baudos aikštelę. Ten nesuspėja prie kamuolio, pakeitimo pasirodęs Marijus Nikolaja ir Pika buvo atsidūręs atakos smaigalyje, tačiau Ignas Dedura išsprendžia visas problemas. Vienas išsmūgiojo kamuolį už vartų linijos, dar kartą šis epizodas iš kairio atakos krašto į baudos aikštelę ir aukščiau už visus pašokęs Ignas Dedura siunčia kamuolį už vartų linijos. Jau trečiasis kampinis antrajame kėlinyje iš dešinio atakos krašto, vėl kontra į kelią. Pavojingas epizodas ir dar vienas smūgis Marijus Nikolaja. Panašu, kad varžovų komandos vyriausiasis treneris Vitoras Picurka bus atspėjęs su šiuo keitimu. Marijus Nikolaja antrą kartą labai pavojingai dabar grasino Lietuvos rinktinės vartams. Pirmasis jos smūgis skriejo į vartų stačiakampį, tuomet sėkmingai žaidė Žydrūnas Karčemarskas, dabar šiek tiek šalia vartų. Galingai smūgiavo į vartus Marijus Nikolaja ir ne pirmą kartą žiūrėjęs skylės Lietuvos rinktinės gynyboje. Negalima taip laisvai ir tiek daug erdvės palikti varžovų komandos futbolininkams. Tai gali baigtis blogai Lietuvos rinktiniai. 64 mačo minutės jau prabėgo. Laiko dar labai daug, todėl nereikėtų susikoncentruoti vien tik tai gynybai. Viena po kitos ritasi atakos prie Lietuvos rinktinės vartų. Net ir Tomas Danilevičius jau yra mūsų komandos aikštės pusėje. Daug perdavimų. Pikas su kamuoliu, perdavimas į kairę. Na ir dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Dar kartą sėkmingai žaidžia šį kartą. Išsmūgiuotas kamuolys tiesiog už šonės linijos ir Mantas Zelmikas sėkmingai žaidžia čia, o jūsų ekranuose paskutinis Marijus Nikolajaus smūgis. Jeigu kamuolys būtų skriejęs į vartus, klausimas, ar Žydrūnas Karčemarskas būtų suspėjęs sureaguoti. Kristianas Aponaru, Porto klube žaidžiantis gynėjas, grąžins kamuolį žaidimą. Į baudos aikštelę. Ten Nikolaja buvo prisilietęs prie kamuolio. Čia sumaištis, krinta Irmantas Zelmikas ir pirmieji panikos veiksmai Lietuvos rinktinės gynyboje. Vis daugiau spragų atsiranda prie mūsų komandos vartų ir apie ką kalbėjo Jose Kozeiro, kad reikia labai atidžiai žaisti prie savo baudos aikštelės. Jokių būdų negalima ten prarasti kamuolio, kitaip padėtis gali labai greitai komplikuotis. Šį kartą Dika jau nesuspėja prie štai šio perdavimo ir Žydrūnas Karčemarskas gana greitai grąžina kamuolį žaidimą. Marijus Stankevičius dešiniajame atakos krašte. Dar kartą pagrindinė šio mačo statistika jūsų ekranuose, o čia aikštės viduryje yra griaunamas Tomas Danilevičius. Taigi Lietuvos rinktinė 7 kartą dalyvauja
atrankos cikle į pasaulio futbolo čempionatą ir pats geriausias kol kas Lietuvos rinktinės pasirodymas buvo 1998 metai, kuomet 6 komandų grupėje lietuviai iškovojo 3 vietą. 94-aisiais buvome 5 iš 7 grupėje, 2002-aisiais iškovota 6 vieta 6 komandų grupėje, pats blogiausias pasirodymas ir paskutinis atrankos ciklas 2006 metai, 5 vieta 6 komandų grupėje. Dar kartą klysta Rumunijos futbolininkai, na ir labai trumpai apie prieškarį. 34 metais pakako tik vieno mačo, kad Lietuva nepakliūtų į finalinį etapą, tuomet pralaimėjome namuose švedams 0-2, o 38 metais lietuviai 2 kart nusileido latviams, išvykoje 4-2, namuose 1-5. Štai tiek trumpai apie pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyrų istoriją, kuriuose dalyvavo Lietuvos futbolo rinktinė. Jose Kozeiro ką tik šmėkštelėjo jūsų ekranuose, atrodo jis yra patenkintas tuo, ką mato aikštėje, tačiau iki mačo pabaigos dar pusė antrojo kėlinio. Dabar vėl su kamuoliu buvo Rumunijos futbolininkai, Šemberas šiek tiek toliau nuo savųjų vartų. Vėl grąžinamas kamuolys į žaidimą. Mirelis Radoja atiduoda kamuolį Dikai, šis keičia atakos kryptį, dabar kairiuoju kraštu Rumunijos futbolininko ataka, Kristianas Aponarai baudos aikštelę. Dar kartą sėkmingai žaidžia lietuviai galvą, Rumunijos futbolininkai ir toliau šturmuoja mūsų komandos vartus. 9 futbolininkai dabar greuna rumūnų atakas, dar kartą sėkmingai žaidžia lietuviai, Irmantas Zelmikas galva išmuša kamuolį, tiesa netoli. Ir dar vienas smūgis. Karčemarskas dabar palieka šį kamuolį ir dar kelios atokvėpio akimirkos Lietuvos rinktiniai. Paskutinioji Rumunijos futbolininko ataka, štai taip slysteli dabar varžovo komandos saugas Mirelis Radojus, žaidžiantis Steaua komandoje. O čia Žydrūno Karčemarsko nebe pirmą kartą šiandien protingas elgesys taupant rungtynių laiką. Labai toli nuo savo vartų smūgiuoja kamuolį Žydrūnas Karčemarskas ir varžovo komandos kapitonas Kosminas Kontra. Vienintelis Ispanijoje žaidžiantis futbolininkas dabar grąžino kamuolį savo vartininko, o įvykiai labai greitai vėl persimetė aikštės vidurį. Čia prieš Koloną gana šiurkščiai. Atsiprašau, prieš Klimavičių gana šiurkščiai žaidžia. Po keitimo pasirodęs Marijus Nikolaja ir dar viena geltona kortelė. Šį kartą aikštės šeimininkams, taigi Marijus Nikolaja ir Dorinas Gojanas. Aikštės šeimininkų Saulius Mikoliūnas bei Deividas Česnauskis Lietuvos rinktinėje. 4 geltonas korteles šiandien pamatė futbolininkai prieš save, būtent jie visi ir turi būti labai atsargus. Iškritus bet kuriam padėtis gali komplikuotis tiek vienai, tiek kitai komandai, kuomet varžovai turėtų kiekybinį pranašumą. Na, o kitose grupėse dar keli rezultatai. Pasižiūrime, ko baigsis ši Lietuvos rinktinės ataka. Kolonas veržėsi į baudos aikštelę. Smūgis 2-0. Lietuvos rinktinė pirmauja mače Kluže prieš Rumunijos ekipą. Štai taip, mėly Sport 1 kanalo žiūrovai. 69 šio mačo minutė. 2-0 ir neviltis Bogdano Lobanto veide. Štai taip pakrypo eiga šiame mače. Komandos draugai sveikina Saulių Mikoliūną. Edinburgo Hearts komandoje žaidžiantis futbolininkas pelno antrąjį įvartį. Iš kairė atakos pusiau krašto su Mindaugu Kalonu pradėję šią ataką. Lietuviai viską užbaigė sėkmingai. Na kągi, mėly futbolo aistruoliai, ar gims šiandien sensacija? Lietuva, Rumunija iki šiol 0-8, tačiau 9 mačas gali būti lemiamas dar kartą šis epizodas. Beje, analogiška situacija pirmajam įvarčiui. Tiesa, tuomet įvartis buvo įkaltas iš dešinio atakos pusiau krašto. Dabar šiek tiek iš arčiau ir iš kairio atakos pusiau krašto šovė į vartus Saulius Mikoliūnas. Bravo jam, 2-0 Lietuva pirmauja Rumunijoje, Klužo mieste. Pirmasis atrankos į 2010 metų pasaulio futbolo čempionato mačas. Prieš mačą įvardinta favoritė Rumunija kol kas neranda savojo žaidimo. Dar kartą galime paguosti rumunus. Taip, jie neturi šiandien Adriano Mutu. Jie jau nebeturi dėl traumos nebegalinčio kol kas rungtyniauti Čipriano Maricos. Tačiau jį labai sėkmingai pakeitęs Marijus Nikolaja galėjo pasižymėti, tačiau jam to padaryti neleido užtikrintai šiandien žaidžiantis Lietuvos rinktinės vartininkas Žydrūnas Karčemarskas. Na kągi, mėly futbolo aistruoliai, dar 20 minučių kantrybės ir gims sensacija. Dabar sėkmingai šaltakraujiškai žaisti prie savųjų vartų. Galima kartais pabandyti pagalvoti apie kontrataką. Žinoma, negalima susikoncentruoti vien tik tai gynybiniams veiksmams ir turėtų viskas būti gerai.
Kuo mažiau erdvės rumunams prie mūsų komandos vartų. Dar viena rumūnų ataka, nepavyksta dešiniuoju kraštu, tuomet rumūnai bando kairiuoju, vėl su kamuoliu buvo Sapunaro, perdavimas šiek tiek į kairę. Čia jau techninis brokas, Danilevičius grįžta dabar į pagalbą saugams, perima kamuolį ir lietuviai bando regzti kontrataką. Nesuprato dabar viens kito. Saulius Mikoliūnas su Deividu Šemberu, prarastas kamuolys, gali būti pavojinga. Bravo Irmantui Zerlikui. Šiek tiek toliau nuo savųjų vartų, Mikoliūnas žaidžia užtikrintai, šaltakraujiškai. Į priekį ten vienintelis Danilevičius, galbūt net ir per greit, šiek tiek lietuviai skiriasi su kamuoliu. Na, tačiau aikštės vidurys nuo pat mačo pradžios priklauso Rumunijos futbolininkams. Pirmą progą, realią progą, sakykime taip, antrajame kėlinyje turėjo lietuviai, ją išnaudojo. Na, jeigu dar prisimintume Tomo Danilevičiaus progą, tai ko gero buvo viskas, ką lietuviai sukūrė. Iš 3 realių progų 2 buvo išnaudotos. Rumunai turėjo 2 progas, tačiau neišnaudojo nė vienos. Dabar Danilevičius pabėgęs vienas, tačiau nuošalėje atsiduria Lietuvos rinktinės kapitonas. Pirmoji nuošalė, na ir rumunai nesinaudoja šiuo ginklu šiandien. Beje, lietuviai rumunus pagavo 2 kartus. Nuošalėje tai buvo pirmajame kėlinyje. Na, antrame kol kas aikštės šeimininkai jau nėra tokie grėsmingi, kokius mes juos matėme mačo pradžioje. Dar vienas keitimas aikštės šeimininkų komandoje. Aikštę palieka Mirelis Radojų, vietoje Kostinas Lazaras pasirodo aikštėje. Na ir Kostinas Lazaras pakeitęs Mirelių Radojų. Bandys dabar sustiprinti savo komandos veiksmus puolime. Mes dar kartą matome įspūdingą Sauliaus Mikoliūno įvartį. Net nesureagavo į šį smūgį aikštės šeimininkų komandos vartininkas. Nu, pasirodęs Kostinas Lazaras žaidžia saugų grandyje. Bukarešto Rapido komandoje tėvynėje žaidžiantis futbolininkas ir Kostinui Lazarui yra 27 metai. Jis nacionalinėje rinktinėje nėra sužaidęs nė 10 rungtynių, įvarčių jam pelnyti nepavyko. Taigi, lyg ir neturėtų būti labai grėsmingas futbolininkas Lietuvos rinktinėje, bent tai būtų slaptas ginklas varžovo komandoje. Dar vienas keitimas, Mantas Savėnas jūsų ekranuose, ką jis pakeis? Liną Pilibaitį, kuris buvo pastebimas pirmame kėlinyje, žaidė gana gerai, taigi baigėsi Lino Pilibaičio debiutas ir dabar laikas Mantui Savėnui. Beje, Mantas Savėnas kaip tik ir buvo išstumtas iš pagrindinės Lietuvos rinktinės vienuolikės to paties Lino Pilibaičio. 74 mačo minutė, buvęs Panevėžio ekrano komandos saugas, pasižymintis tolimų smūgių. Na, galbūt tai yra stiprioji Lietuvos rinktinės jėga šiame mače. Būtent tokiais smūgiais tiek Stankevičiui, tiek ir Mikoliūnui pavyko nuginkluoti varžovų komandos vartininką Bogdaną Lobantą. Mantas Savėnas gali daryti tą neblogiau nei jo komandos draugai. Grąžintas kamuolys į žaidimą, Šemberas su kamuoliu. Na ir Savėnas vos tik tai išėjęs į žaidimą iš karto gavo progą prisilies prie kamuolio. Mantas Savėnas, 25 metų futbolininkas, kaip jau minėjau, karjerą pradėjęs Panevėžio ekrano komandoje, gana ilgą laiką žaidęs ten, persikėlė į Novotroisko Nostos ekipą. Rumunų dar viena ataka, perdavimas į kairę į baudos aikštelę, ten dabar nesuprato vienas kito Sapunarų su savo komandos draugu ir dar vienas šansas Lietuvos rinktiniai. Tomas Danilevičius vėl pabandė išnaudoti netikėtumo faktorių, šį kartą rumunai prie savųjų vartų žaidžia be klaidų. Gražina savo komandos vartininkui kamuolį Dorinas Gojanas ir vėl labai greitai įvykiai vėl persikėlė prie Lietuvos rinktinės vartų, tačiau čia vienintelis Žydrūnas Karčemarskas ir po keitimo aikštėje pasirodęs bene aktyviausias antrajame kėlinyje varžovų komandoje Marius Nikulaja. Dar kartą jūsų ekranuose šio mačo statistika. Marius Stankevičius 39 mačo minutė, Saulius Mikoliūnas 69. Apie 15 minučių lieka iki pagrindinio šio mačo laiko pabaigos. Lietuviai gynyboje nenusiteikia užsisėdėti. Tai jie dar kartą įrodo savo veiksmais. Aikštės viduryje dar kartą yra neleistinai žaidžiama prieš šį kartą Deividą Šemberą. Na, taip žaisti negalime. Galima buvo sutraumuoti raumenį šiame epizode ir šio mačo arbitras Alanas Kelis vėlgi apsiriboja žodiniu įspėjimu. Dika jūsų ekranuose, o neleistinai prieš Deividą Šemberą žaidė ne jis, o jo komandos draugas Kristianas Sapunarų. Dabar perdavimas į priekį.
nesuprantamas Lietuvos rinktinės futbolininkų veiksmas, tačiau vėlgi sutaupytos kelios akimirkos. Na ir rumunai grąžins kamuolį į žaidimą. Kontra. Rumunijos futbolininkai pakliuvę į mirtininkų grupę paskutinėjame Europos futbolo čempionate. Pasirodė ten garbingai, žaidė su pasaulio futbolo čempionato grandais, italais, prancūzais. Pasirodė garbingai, tačiau jų pasirodymas baigėsi pradinėme etape ir štai dabar aiškus favoritai šiame mače turi pripažinti Lietuvos rinktinės persvarą ir ji yra gana solidi. Atsižvelgiant į tai, kad iki mačo pagrindinio laiko pabaigos jau mažiau nei 14 minučių. Na, buvo antrajame kėlinyje gavęs traumą Čiprianas Marica. Marika, atsiprašau, taip pat buvo atliktas ne vienas keitimas, taigi porą trejata minučių mačo arbitras tikrai pridės. Stankevičius kuo toliau nuo savųjų vartų, Danilevičius net nebebėga prie šio kamuolio, tačiau Lietuvos rinktinės komandos kapitonas ragina mūsų komandos draugus aktyviau žaisti aikštės viduryje prieš rumunus ir neleisti jiems išsidėstyti mūsų komandos aikštės pusėje. Dabar galingasis Gabrielis Tamošas perduoda kamuolį į kairę atakos kraštą, o čia vis dažniau ir dažniau mūsų ekranuose šmėžuojantis Vitoras Picurka, varžovų komandos vyriausiasis treneris, kuriam pirmasis blynas šiame atrankos cikle labai galimas daiktas gali būti prisvilęs. Marius Stankevičius labai sėkmingai žaidžia aikštės viduryje, perima kamuolį, galima šiek tiek palaikyti jį ir galime pabandyti kontratakuoti. Kiekybinės persvaros lietuviai jau neturi ir netikslus perdavimas dabar. Danilevičius gražiai numetė kamuolį į kairę, tačiau atsakomojo perdavimo nesulaukė. Klysta Lietuvos rinktinės futbolininkai. Na ir Kalonas nesugebėjo atlikti gero perdavimo savo komandos kapitonui, tai lietuviams kainuoja klaidą, tačiau mūsų komanda jau spėjo grįžti į gynybą. Kontratakos rumunams organizuoti nepavyko. Diku perdavimas į kairę. Sapunaru į baudos aikštelę, klysta dabar Stankevičius, tačiau turėtų būti užfiksuota nuošalė. Na, matysime šio epizodo kartojimą, žinoma, iš tos padėties, iš to kampo, kurį mes matėme savo ekranuose, nuspręsti buvo gana sunku. Tačiau Marius Stankevičius buvo įsitikinęs savo veiksmų teisimu. Varžovas buvo atsidūręs nuošalėje. Taip, abejonių nekyla. Iš čia matosi labai aiškiai, net per gerą metrą buvo arčiau Žydrūno Karčemarsko varžovo komandos futbolininkas nei pirmojo įvarčio autorius šiame mače. Taigi, dar keli rezultatai iš kitų arenų. Besibaigiant mačų, Izraelis namuose 1-2 pralaimi Šveicarijai. Ten iki mačo pagrindinio laiko pabaigos lieka 1 minutė. Liuksemburgas likus 20 minučių iki mačo pabaigos namuose 0-2 nusileidžia 2004 metų Europos čempionams graikams. Lenkija, kaip jau minėjau, su slovėnais sužaidė lygiosiamis 1-1. Slovakai įveikė Šiaurės Airiją namuose rezultatu 2-1. Velsas buvo pranašesnis namuose. Mače su Azerbaidžanu minimali pergalė 1-0. Na, o Lichtenšteinas po pirmojo kėlinio namuose minimaliai pralaimi Vokietijai 0-1. Armėnija pralaimėjo namuose Turkijai 0-2. Ukraina namuose minimaliai 1-0 sugebėjo įveikti Baltarusiją. Andora likus 6 minutėms iki pagrindinio laiko pabaigos namuose nusileidžia Anglijai 0-2. Kroatija likus 20 minučių iki mačo pabaigos namuose pirmauja prieš Kazachstano ekipą. Na, o čia Lietuvos rinktinė kol kas pirmauja prieš Rumuniją. Rezultatas jūsų ekranuose. Dar kartą sėkmingai mūsų komandos baudos aikštelėje žaidžia Irmantas Zelmikas, užglaistantis šiandien beveik visas spragas. Ypatingai antrajame kėlinyje. Vienintelę realią galimybę varžovai turėjo tik prasidėjus jam, kuomet Čiprianą Mariką pakeitęs Marijus Nikolaja pasirodė aikštėje ir jo smūgiuotą kamuolį sugebėjo atremti mūsų komandos vartininkas. Dar vienas keitimas Lietuvos rinktinėje. Saulius Mikoliūnas. Bravo ir ačiū jam. 69 mačo minutė. Jis pelnė antrą įvartį. Ir dabar šansas Edgarui Česnauskiui pasirodyti Lietuvos rinktinėje. Jis tam turi dar 10 minučių. Edgaras Česnauskis. Šansas jam atsiskleisti šiame mače. Ar užteks laiko? Jėgų tai jau tikrai. Edgaras Česnauskis, Rusijoje rungtyniaujantis futbolininkas. Po
pertraukos vėl grįžta į rinktinę. Ir Jose Cozeiro jam rado vietos šiandien šiame mače, kuriame dar anatol nėra viskas aišku. Iki pagrindinio laiko pabaigos apie 9 minutės. Na ir po to porą 3 minučių mačo arbitras tikrai pridės. Marius Stankevičius vėl grąžina kamuolį į žaidimą. Aikštės vidurėje dabar kontra turi kamuolį prieš Mindaugas Kolonas. Praranda kamuolį kontra ir šansas lietuviams. Savėnas kairiajame krašte, šalia Tomas Danilevičius. Savėnai dabar nepavyko prasiveržti pro Gabrielį Tamašą. Griaunamas yra Mantas Savėnas, tačiau viskas atrodo vyko pagal taisyklės. Lietuviai grąžins kamuolį į žaidimą iš šoninės linijos, o Mantas Savėnas gali šiek tiek pagulėti ant žolės. Tam yra pagrindo. Jose Cozeiro mūsų ekranuose stambių planų. Na ir Lietuvos rinktinės aistruoliai jau traukia pergalės giesmę. Mantas Savėnas, viskas gerai, gali tęsti Lietuvos rinktinės futbolininkas šias rungtynes. Rumunijos aistruoliai šiek tiek pritilė, nepaisant to, kad jų čia Lūžo mieste yra apie 20 000. Lietuvių pergalės giesmės girdimas gana gerai. Dabar dar vienas kampinis iš kairio atakos krašto. Mantas Savėnas neskaba prie kamuolio ir tai suprantama. Tuo metu galime paminėti dar vieną mačą. Dar vieno mačo rezultatą. Gruzija 8 grupėje namuose rezultatu 1-2 nusileido Airijai. Pasižiūrime, ko baigsis ši Lietuvos rinktinės ataka. Mantas Savėnas iš kairio atakos krašto. Kampinis į baudos aikštelę. Ten laukia kamuolį Ignas Dedura, tačiau jie aplenkė aikštės šeimininkų komandos gynėjai. O čia jau Klimavičius. Perdavimas į baudos aikštelę. Česnauskis spėja prie kamuolio. Jos skersuotas kamuolys ir labai gražus epizodas, tačiau niekas nesitikėjo iš Lietuvos rinktinės futbolininkų, kad Česnauskiui pavyks štai taip atiduoti kamuolį į varžovų komandos baudos aikštelę. Niekas iš lietuvių nelaukia tokio neapdairaus Rumunijos futbolininkų žaidimo gynyboje. Kągi, dar vienas šansas. Jis lieka neišnaudotas. Na štai, Danilevičius buvo šiek tiek atsitraukęs dabar nuo varžovų vartų ir labai sėkmingai sužaidęs Česnauskis vis dėlto sugebėjo atlikti šį perdavimą, o čia prie varžovų komandos vartų nesėkmingai žaidė iš karto 2 futbolininkai, ir Bogdanas Lobantas, ir Dorinas Gojanas. Šiek tiek pritrūko dabar nuojautos šiame epizode Tomui Danilevičiui. 84 mačo minutė, 2-0 Lietuva Rumunija. 32 mačo minutė, 1-0 Marius Stankevičius, 69 mačo minutė, 2-0 Saulius Mikoliūnas. Dabar Ignas Dedura palydi kamuolį Žydrūnui Karčemarskui ir dar kelios brangios akimirkos sutaupytos šiame mače. Ne viena sensacija gimė jau, dar viena gali gimti po maždaug 10 minučių. Na ir tai būtų perrašyta Lietuvos futbolo istorija. Pirmoji pergalė prieš rumunus. Ir pirmas sėkmingas ciklas, kuomet Lietuva pradeda aiškinti santykius atrankoje į pasaulio futbolo čempionatą būtent su Rumunijos komanda. 2 kart to mums padaryti nepavyko. Česnauskis krinta kairiajame atakos krašte. Na, krinta nebe varžovų pagalbos. Tačiau kamuolys lieka aikštės šeimininkams. Na ir dar mūsų grupėje po pirmo kėlinio kol kas austrai, su kuriais Lietuvos rinktinė jau kitą savaitę žaidžia Marijampolėje. Po pirmo kėlinio nepatikėsite, tačiau 2-0 laimi prieš Prancūziją. O serbai, likus maždaug 15 minučių iki mačo pabaigos, pirmauja minimaliai prieš Farerų salų ekipą rezultatu 1-0. Taigi, Austrija, Prancūzija 2-0 po pirmojo kėlinio. Sunkiai prognozuojama, tačiau tai yra faktas. Na ir ten Markas Janko mušė įvartį tame mače. O čia kol kas įvykiai iš esmės nesikeičia. Lieka jau mažiau nei 5 minutės iki pagrindinio laiko pabaigos. Dar viena klaida. Dar viena rumunų pasibaigus ataka, vos tik tai jai prasidėjus. Ir dar
kelios sutaupytos akimirkos. Kačemarskas numeta kamuolį į kairę, toliau nuo savųjų vartų. Čia Kolonas prie kamuolio nesuskumba, tačiau nuo Rumunijos futbolininkų kamuolys palieka aikštę. Dabar Česnauskis neskubės grąžinti kamuolį į žaidimą, tą gali padaryti ir Marius Stankevičius. Šį kartą Klimavičiui paliekamas kamuolys. Kolonas su kamuoliu į baudos aikštelę, veržiasi Kolonas, labai daug erdvės jam. Ir dar vienas įvartis, mėly Lietuvos futbolo aistruoliai. Čia Rumunijoje gimė sensacija, tą galime konstatuoti drąsiai. 87 mačo minutė, Mindaugas Kolonas, 3-0, bravo Lietuvos futbolo rinktiniai. Deividas Česnauskis. Na, dar kartą matysime šio įvarčio autorių. Dabar galime konstatuoti drąsiai. Jose Julio de Carvalho Peiroteo Martins Kozeiro. Jam pavyko debiutas. 3-0 šiame mače. Taip, Mindaugas Kolonas yra sveikinamas. Mačo režisieriai bandė mūsų klaidinti. Ne Deividas Česnauskis pelnė šį įvartį, o Mindaugas Kolonas. 86 mačo minutė. Taigi, mėly futbolo aistruoliai, dar kartą jūsų ekranuose. Štai šis Mindaugo Kolonas solo reidas. Ir dar vienas aikštės šeimininkų komandos vartininko sušaudymas. Bravo Mindaugui Kolonai, 3-0. Tai tikrai yra viskas. Ar tai yra galutinis rezultatas? Ar rumunai vis dėlto dar bandys išgelbėti savo garbę ir orumą? Ar tai bus jų komandos pažeminimas? Belieka laukti jau mažiau nei 3 minutės iki pagrindinio laiko pabaigos. Yra būtent tiek. Na, po to minutę kitą mačo arbitras tikriausiai pridės. Taigi Mindaugas Kolonas po keitimo pasirodęs futbolininkas. Na ir vėl, Kozeiro atrodo bus atspėjęs su keitimu. Dar kartelį priminsiu, kad mūsų grupėje kol kas Serbija Farerų salos. Ten prasidėjo antrasis kėlinys ir kol kas serbai pirmauja minimaliai 1-0, o austrai namuose jau 48 mačo minutę pirmauja prieš Prancūzija rezultatu 2-0. Na ir štai čia, 32 minutė, 69 ir 87. Stankevičius, Mikoliūnas ir Kolonas. Pavardės, kurias įsiminsime ilgam. 89 šio mačo minutė prasidėjo, lietuviai dar kartą sėkmingai žaidžia gynyboje. Na dabar gal ir ne tai buvo sugalvojęs Irmantas Zelmikas, tačiau viskas baigėsi sėkmingai. O čia dar kartą galime pasigėrėti Mindaugo Kolono įvarčiu, kuris deda galutinį tašką šiame mače. Na ir šitaip įspūdingai pradėjo Lietuvos rinktinės futbolininkai kelią į pasaulio futbolo čempionatą. Dabar turėtų, na bent šį bei tą panašaus pademonstruoti Marijampolėje. Tuomet po 4 žaistų rungtynių sulauksime gal ir ne 7 taškų, tačiau įvykių jokių būdų skubinti nereikėtų. Galbūt Rumunijos futbolininkai nevertino lietuvių, tačiau žaisti reikia su visais, žaidžia kaip visada, ne vardai, o futbolininkai. Ta šiandien Lietuvos rinktinė įrodė ir tai bus gera pamoka Rumunijai. Netrukus prasidės paskutinė šio mačo pagrindinio laiko minutė. Vitoras Picurka jūsų ekranuose. Žmogus, kuriam ko gero dabar yra sunkiausia stebėti tai, kas vyksta aikštėje, jo nesuprasti Vinainiai, jo jau dabar tikriausiai nesupranta čia futbolo stadione susirinkę aistruoliai. Savėnas. Kalbėjome, kad šis futbolininkas pasižymė tolimų smūgių, na štai, pamatėme ir Savėno galimybės, o dabar dargi neapdairiai žaidžia Lobantas prie savo vartų, na visiškai pasimetęs dabar yra Rumunijos rinktinės vartininkas. Vos nepadovanojęs kamuolio Mantui Savėnai, Mantas Savėnas beveik iš 30 metrų šauna į varžovų komandos vartus ir kamuolys panašu, kad vėlgi skriejo į vartus stačiakampį. Taigi pabandė laimę šiandien iš toli Stankevičius, Mikoliūnas. Ta pati padarė ir Savėnas. Ignas Dedura dar kartą palieka kamuolį, Žydrūnas Karčemarskas jau 3 kartą. Štai taip apgauna aikštės šeimininkų komandos futbolininkus. Mačo arbitras Alnas Kelis prašo kuo greičiau Karčemarską grąžinti kamuolį į žaidimą. Taigi, pagrindinis mačo laikas baigėsi. Pridėtos 3 minutės. Na ką, po įvartį į kiekvieną minutę. Toks būtų Rumunijos futbolininkų planas maksimum. Ar tai yra realu? Vargu. Sprendžiant iš to, ką matome čia, šiose rungtynėse, antrajame kėlinyje rumunai turėjo vieną realią progą, kuomet be priežiūros buvo paliktas Marijus Nikolaja.
jos smūgiuotą kamuolį įspūdingų šuolių sugebėjo atremti Žydrūnas Karčemarskas. Pirmojo kėlinio pabaigoje Rumunijos futbolininkai turėjo progą baudos smūgiu pasiekti atsakomą įvartį, tačiau jų smūgiuotas kamuolys atsimušė į Lietuvos rinktinės vartų skersinį. Tai buvo pačias pavojingiausias progos prie Lietuvos rinktinės vartų. Na, mačo pradžioje rumunai pabandė iš karto pelnyti greitą įvartį, jie šturmavo Lietuvos rinktinės vartus, tačiau tą šturmą Lietuvos rinktinė atlaikė. Po to pirmojo kėlinio viduryje netikėtai Marius Stankevičius išvedė Lietuvos rinktinę į priekį. Saulius Mikoliūnas pelnęs antrą įvartį, sakykime taip, galbūt psichologiškai palaužė rumunus, na, o Mindaugas Kalonas padėjo paskutinį tašką šiame mače, iki kurio pabaigos jau tik kiek daugiau nei pusantros minutės. Dabar baudos smūgis į Lietuvos rinktinės vartus. Čia nesugeba dabar prisiliesti prie kamulio nei Sapuranų, nei Nikolajev. Kamuolys netrukus vėl bus grąžintas į žaidimą nuo Lietuvos rinktinės vartų. Ta padarys Žydrūnas Karčemarskas mažiau nei pusantros minutės iki šio mačo laiko pabaigos. Na, o kitose rungtynėse mūsų grupėje rezultatai išlieka tie patys. Apie 10 minučių lieka iki mačo pabaigos Serbijoje. Ten serbai pirmauja minimaliai prieš Farerų salas 1-0, na, o 52 minutės prabėgo Austrijoje. Ten austrai netikėtai 2-0 pirmauja prieš Prancūzijos rinktinę. Štai tokie rezultatai kol kas yra fiksuojami 7 atrankos grupėje. Prasidėjo paskutinė šio mačo minutė. Taigi iki lietuvių triumfo čia Kluže, Rumunijoje lieka apie 40 sekundžių. Na, po vieną ataką galbūt dar suspės surengti tiek vienos, tiek kitos komandos futbolininkai. Žydrūnas Karčemarskas pradeda vieną jų. Mindaugas Kalonas. Dar vienas šansas jam. Šį kartą sėkmingiau žaidžia Gabrielis Tamašas. Išleidžia kamuolį šoninės linijos. Ar spės rumunai atsakomąją ataką surengti ir ar leis jiems tą padaryti Alanas Kelis, sužinosime netrukus. Na ir dar kartą Marius Stankevičius, dar vienas bandymas. 93 mačo minutės jau baigėsi, laukiame Alano Keli paskelbtos šio mačo pabaigos. Taip, mėly Sport 1 kanalo žiūrovai, sveikinimai jums, sveikinimai štai šiam žmogui, kurį matote savo ekranuose, kaip bebūtų. Tačiau pirmasis užsienietis, kuris stoja prie Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio vairo, Jose Kozeiro, nustelbė visus ir jo vadovaujama komanda šiandien padovanoja mums nuostabų reginį. 3-0. Rumunija, Lietuva, Rumunija. Dar kartelį pagrindinė šio mačo chronologija. 32 mačo minutė. Marius Stankevičius 1-0. Štai šis įvartis. Ir bejėgis varžovų komandos vartininkas. 69 mačo minutė. Analogiška situacija, tik iš kairė atakos pusiau krašto. Saulius Mikoliūnas iš šiek tiek arčiau. 2-0. Dar vienas Bogdano Lobanto beviltiškas žvilgsnis. Ir besibaigiant mačui 83 mačo minutė. Mindaugo Kalonas solo reidas. Įsiveržęs į baudos aikštelę iš kairė atakos pusiau krašto. Deda galutinį tašką šiame mače. Taigi, Sport 1 kanalo žiūrovai, sveikiname jūs su pergalė. Dabar su nekantrumu laukiame rugsėjo 10 dienos. Tuomet Marijampolė Lietuvos rinktinė egzaminuos Austriją, kuri šiandien kol kas labai sėkmingai namuose 55 mačo minutė vis dar pirmauja prieš Prancūzijos rinktinę rezultatu 2-0. Kaip pasibaigs tas mačas, sužinosite po maždaug pusvalandžio, o mes dar kartą pasikartosiu, su nekantrumu laukime rugsėjo 10 dienos. Šį vakarą viskas tiek futbolo Sport 1 kanale. Likite sveiki, geros jums šios nakties, gero sekmadienio, geros ateinančios savaitės. Su jumis buvęs Žilvinas Aleksandravičius atsisveikina. Iki.